Aš esu Aninsley, 34 metų ir maniau, kad blogiausia mano dienos dalis bus laidoti savo vyrą. Klydau. Mano sesuo Klara priėjo prie manęs kapinėse, laikydama savo 2 metų sūnų ir visiems, kas buvo netoli, pareiškė, šis berniukas yra tavo vyro vaikas, tad aš reikalausiu jo tėvo palikimo, aš tiesiog stovėjau ten savo juodoje suknelėje. O žemė ant Dovydo kapo dar buvo šviežia ir pasakiau, įdomu, tuo metu turėjau įsikąsti lūpą, kad nesusijuokčiau, nes mano vyras niekada negalėjo turėti vaikų, o Klara net neįtarė, kad aš tai žinau. Iš kur jūs stebite mane šiandien? Parašykite savo vietą komentaruose ir paspauskite patinka bei užsiprenumeruokite, jei kada nors jaučiausi visiškai apgauta šeimos. Jūs tikrai norėsite sužinoti, kas įvyko toliau. Šeimos išdavystė niekada neateina tada, kai esi tam pasiruošęs. Jie ateina, kai jau esi žemai, jau sužeistas, jau galvoji, kaip išgyventi net artimiausią valandą. Klara turėjo puikų laiką. Pripažinsiu, ji buvo ta, kuri visada pasirodydavo tinkamu metu. Su Dovydu buvome susituokę 8 metus, 8 nuostabius, sudėtingus, kartais frustracinius metus su vyru, kuris sugebėdavo mane prajuokinti net tada, kai norėdavau jį užspringti. Jis žuvo autoavarijoje antradienio rytą, visai netikėtai. Vieną akimirką jis mane bučiavo atsisveikindamas, skundėsi dėl ankstyvo susitikimo, o kitą akimirką gavau skambutį, kuris pakeitė viską. Laidotuvės buvo viskas, ko Dovydas būtų nekenčiu. Per daug formalios, per daug gėlių, per daug žmonių, kurie vos pažinojo jį, apsimetinėjantys, kad yra sukrėsti. Bet taip darai, kai kas nors miršta netikėtai, būdamas 36. Tu organizuoji laidotuves, kad kiti jaustųsi geriau, o ne tokias, kurios pagerbtų prarastą žmogų. Stovėjau prie jo karsto, vis dar šoke, kai pamačiau, kaip prie manęs artėja Klara. Ji pastaruoju metu buvo kitokia, labiau prisotinta, labiau palaikanti. Kai Dovydas mirė, ji buvo viena pirmųjų paskambinusių man. Ji padėjo su organizavimu, atnešė maisto, tvarkė giminaičius. Galvojau, kad galbūt pagaliau užaugome ir tapome tikromis seserimis. Ji laikė mažąjį Maiklą, savo sūnų, kuris ką tik sukako 2. Nuostabus vaikas su tamsiomis garbanomis ir tais dideliais akimis, kurios priverčia visus tirpti. Buvau šalia, kai jis gimė, laikiau Klaros ranką per gimdymą, nupjoviau virkštelę, kai ji buvo pervargusi. Aš mylėjau tą berniuką, tarsi jis būtų mano sūnėnas, kurį ir maniau esant. Ansley, tarė Klara, jos balsas sklido per minią. Žmonės atsisuko pasižiūrėti. Man reikia tau pasakyti kažką svarbaus apie Maiklą, apie Dovydą. Turėjau suprasti tuo metu, Klara niekada nieko nedarydavo tyliai. Niekada nespręsdavo šeimos reikalų privačiai. Ji visada siekdavo auditorijos, visada dramatiška. Bet aš liūdėjau, nebuvau aiškaus proto. Taigi tiesiog linktelėjau ir laukiau. Šis berniukas, sakė ji, pakeldama Maiklą aukščiau, kad visi galėtų jį pamatyti, yra Dovydo sūnus. Mes turėjome romaną trukusi daugiau nei metus. Atsiprašau, kad turėjai sužinoti šį būdą. Bet dabar, kai Dovydas išėjo, turiu daryti tai, kas teisinga mano vaikui. Įvyko tai, ko niekas nesitikėjo, aš pasisakiau apie Michael jo paveldėjimą. Kapinėse užsiliko tyla, tarsi visi į mane žiūrėtų. Jaučiau, kaip kiekviena akimi laukia mano reakcijos, laukia, kada aš sugriūsiu, kada pradėsiu rėkti, kada sukelsiu sumaištį. Mano mama stebėjo su atvira burna, Davido tėvai atrodė siaubingai. Jo broliai priartėjo, galvodami, kad man gali prireikti pagalbos, jei sugriūsiu. Tačiau mano mintys buvo visiškai kitur, prisiminiau, ką man pasakė Davidas, kai mes jau 3 metus bandėme susilaukti vaikų, tačiau niekas nesigavo. Mes lankėmės pas specialistus, bet galiausiai vienas gydytojas, peržvelgęs Davido medicinos istoriją, paklausė apie operaciją, kurią jis turėjo, kai buvo 7. Turiu tau kažką pasakyti, tą vakarą, laikydamas mano rankas, pasakė Davidas. Kai buvau vaikas, po tos operacijos turėjau komplikacijų. Tai visiškai padarė mane nevaisingu. Žinojau tai nuo 15 metų, bet niekada niekam nesakiau. Nei tėvams, nei broliams, niekam. Buvau per daug gėdingas,
Mes ieškojome antrų, trečių nuomonių. Išleidome $1000, tikėdamiesi, kad kas nors pasakys, jog klydome, bet kiekvienas gydytojas patvirtino tą patį, Davidas negalėjo turėti vaikų. Mediciniškai tai buvo neįmanoma. Stovėjau prie jo laidotuvių stebėdama, kaip mano sesuo Klara manipuliuoja gedinčių žmonių minią. Pajutau jausmą, kurio nesitikėjau - palengvėjimą. Nes pirmą kartą mūsų sudėtingose santykiuose Klara man suteikė ginklą, apie kurį ji net nežinojo. Žmonės dažnai klausia, kada pirmą kartą supratau, kad Klara nėra ta sesuo, kurios man reikėjo. Atsakymas, kai man buvo 15, o jai 17, ir ji pasakė visai šeimai, kad aš miegosiu su jos vaikinu. Bet aš to nedariau. Net nebuvau su Tommy Morrisonu vienoje vietoje, jau nekalbant apie bučinius. Tačiau Klara pamatė, kaip mes kalbėjomės per mokyklos futbolo rungtynes ir kažkaip jos galvoje ta pokalbis virto aistros reikalais, paaiškinančiais, kodėl Tommy pastaruoju metu elgėsi atstumu. Tikroji priežastis buvo ta, kad Tommy buvo atstumiantis, nes Klara buvo išsekusi kaip draugė. Ji reikalavo nuolatinės dėmesio, nuolatinės patvirtinimo, nuolatinės dramos. Jis skambindavo jam verkdama apie įsivaizduojamas nuoskaudas iš kitų merginų, kaltindavo jį flirtuojant, kai jis tiesiog pasakydavo labas merginoms klasėje ir apskritai darė jam gyvenimą nepakeliamų. Tačiau pripažinti tai reikštų, kad Klara turėtų pažvelgti į savo elgesį, o tai jai nebuvo įmanoma. Buvo lengviau kaltinti mane. Negaliu patikėti, kad mano sesuo taip elgėsi su manimi, ji verkė prie vakarienės stalo, su visa dramatika, tarsi būtų repetavusi prieš veidrodį. Ji flirtuoja su Tommy jau kelias savaites. Visi mokykloje apie tai kalba. Mano tėvai žiūrėjo į mane, tarsi būčiau nužudę žmogų, ne todėl, kad jie tikėjo, jog esu pajėgus pavogti sesers vaikiną, bet todėl, kad šeimos ištikimybė turėjo būti absoliuti mūsų namuose. Tu negalėjai išduoti vienas kito, net jei iš tiesų nieko nedarei. Ir tada mano tėvas tarė tuo nusivylusiu balsu, kuris vis dar sukeldavo man skrandžio susitraukimus. Ar tai tiesa? Ne, atsakiau. Buvau kalbėjęs su Tomiu gal 5 minutes apie mūsų istorijos užduotį. Tiek ir užteko. Tuo metu Klara, prispausta emocijų, pradėjo verkti. Ji meluoja jums visiems. Jis stengiasi mus išskirti nuo pat pirmos dienos, nes pavydi, kad aš turiu vaikiną, o ji ne. Tai buvo tiesiog nepadoru. Man buvo 15, buvau nekaip atrodanti, nerangi paauglė, labiau domėjosi knygomis nei vaikinais. Niekada neturėjau troškimo atimti kieno nors vaikiną, ypač Tomio Morrisono, kuris atrodė pakankamai malonus, bet su juo nebuvo įmanoma kalbėtis apie nieką, išskyrus futbolo rezultatus. Tačiau Klara buvo graži, populiari ir verkė. O aš buvau ta jaunesnioji sesuo su garbanotais plaukais ir per daug nuomonių. Atspėkite, kam jie patikėjo? Mane nubaudė 2 mėnesiams. Klara gavo užuojautą ir naują suknelę, kad jaustųsi geriau po širdies skausmo. Tomas, sutrikęs dėl viso to, kitą savaitę išsiskyrė su Klara ir pradėjo susitikinėti su Jennifer Walsh, kuri turėjo pakankamai proto, kad laikytųsi toliau nuo mūsų šeimos dramų. Tai turėjo būti visko pabaiga. Tačiau Klara niekada nepalikdavo nieko užmarštyje. Visą mokyklą ji nuolat primindavo apie mano išdavystę, kai tik reikėdavo nukreipti dėmesį nuo savo problemų. Nepasisekė egzamino? Na, ji buvo per daug sutrikusi dėl mano nesąžiningumo, kad galėtų mokytis. Pagautas išėjimo iš namų. Ji buvo tiek skaudinta šeimos dramos, kad prireikė pabėgti ir apmastyti viską. Tai tapo mūsų šeimos mitologija. Klara buvo auka, o aš sesuo, kuria negalima pasitikėti. Šis modelis tęsiasi ir kolegijoje. Kai Klara neišlaikė 2 metų, tai buvo dėl to, kad ji per daug jaudinosi dėl mūsų sudėtingų santykių, kad galėtų susikaupti mokslams. Kai po baigimo nesugebėjo rasti darbo, tai buvo dėl to, kad mūsų neišspręstos problemos veikė jos psichinę sveikatą. Mano tėvai tai priėmė be jokių abejonių. Klara buvo jautri, kūrybinga, gyvenimo sužeista. Aš buvau praktiška, stabiliai elgiantis, galbūt šiek tiek šalta. Klara reikėjo apsaugos ir palaikymo.
Man reikėjo būti labiau supratingai, labiau atleisti, labiau linkti pamiršti praeitį. Jūs seserys, sakydavo mano mama, kai tik išreikšdavau nusivylimą. Šeima yra amžina. Turite išmokti atleisti, tačiau atleidimas reikalauja pripažinimo, kad buvo padaryta klaida. O Klara niekada nepripažino, kad galėjo klysti. Jos įvykių versijoje ji visada buvo aplinkybių auka, kitų žmonių pavyduliavimo arba mano nepaaiškinamo priešiškumo jai objektas. Kai pradėjau rimtai susitikinėti kolegijoje, Klara nuolat ieškodavo būdų, kaip įsikišti į mano santykius. Neatvirai, neakivaizdžiai, bet jis skambindavo, kai žinodavo, kad turiu pasimatymų, teigdama, kad reikalinga šeimos pagalba. Ji parodydavo save vakarėliuose ir kažkaip sugebėdavo monopolizuoti pokalbius su tais, kuriais domėjausi. Ji dalindavosi gėdingomis mano istorijomis, apsimesdama rūpestinga seserimi. Ansliai visada buvo šiek tiek intensyvi, šypsodamasi sakydavo ji, tačiau jos juokas skambėjo kaip peilis. Ji taip rimtai žiūri į viską. Bijau, kad tai atbaido vaikinus, ir vienas po kito mano santykiai pamažu nyko. Nedramatiškai, nesiginčydama ar išsiskirdama, Klara pradėjo elgtis kitaip. Pamažu ji tapo mažiau susidomėjusi, mažiau prieinama, mažiau investuota į mūsų santykius. Man kilo klausimas, ar viskas su manimi gerai, ar aš iš tiesų esu per intensyvi, per rimta, per sunki. Vis dėlto viskas pasikeitė, kai sutikau Davidą. Jis buvo vyresnis, labiau pasitikinti savimi ir visiškai nesuinteresuotas Klaros manipuliacijomis. Kai ji bandė įprastais būdais manipuliuoti mūsų pokalbiu, jis mandagiai nukreipdavo temas atgal į mane arba tiesiog ignoruodavo jos akivaizdžius bandymus mane nuvertinti. Tavo sesuo įdomi, pasakė jis po pirmo susitikimo su Klara. Labai ekspresyvi. Atrodo, kad ji visada ant scenos, ir jis buvo teisus. Klara visada buvo scenoje, visada ieškojo kampo, visada pozicionavo save kaip žvaigždė bet kokioje dramose, kurios vyko aplink. Ilgus metus buvau jos nenorimas antraplanis aktorius, vaidinantis seserį, kuri nesupranta jos, nevertina, nepakankamai myli. Tačiau Davidas matė viską, kas vyksta, ir Klara jo nekenčia. Ji bandė įspėti mane apie jį, sakydama, kad jis per daug kontroliuojantis, per rimtas, per senas man. Kai tai nepadėjo, ji bandė su juo susidraugauti, skambindama su ilgas istorijas apie savo problemas ir prašydama patarimų. Tačiau jis mandagiai nukreipdavo tuos skambučius atgal į mane, o Klara jį kaltindavo, kad bando mane izoliuoti nuo šeimos. Jis tave keičia, pasakė ji man prieš pat tai, kai su Davidu susižadėjome. Anksčiau tau rūpėjo šeima. Dabar tau rūpi tik jis. Iš tiesų tai reiškia, kad aš nustojau palaikyti jos dramą. Nustojau viską mesti, kad valdyčiau jos krizes. Nustojau priimti kaltę už problemas, kurių nesukūriau. Davidas man parodė, kaip atrodo sveiki santykiai, ir palyginti su tuo, mano dinamika su Klara atrodė iškreipta ir neteisinga. Bet maniau, kad mes jau praėjome visus tuos dalykus. Maniau, kad galbūt Klara pagaliau užaugo pakankamai, kad būtų tikra sesuo, o ne profesionali auka. Klydau. Prieš 3 metus Klara pasibeldė į mano duris antradienio vakarą 9 valandą, verkdama ir būdama nėščia. Vos ją pažinau. Dingo tie kruopščiai sušukuoti plaukai ir dizainerių drabužiai, kurie ją apibrėžė nuo mokyklos laikų. Jie atrodė liesa, išsekusi ir tikrai išsigandusi taip, kaip niekada anksčiau nesumatyti. Atidarius duris, ji tiesiog įgriuvo man į glėbį kaip vaikas. Atsiprašau, vis kartojo ji. Žinau, kad nesu verta tavo pagalbos, bet nežinojau, kur kitur eiti. Davidas buvo išvykęs į verslo reikalus, tad mano svetainėje likome tik mes su Klara, o jos ultragarsiniai vaizdai buvo išbarstyti po kavos staliukų tarsi stebuklo įrodymai, kurių nesitikėjau. 6 savaičių nėštumas, jokių partnerių, o pagal Klarai jokių šeimos palaikymų. Mama ir tėtis dar nežino, prisipažino ji, nusivalydama nosį su manduotu servetėliu. Per daug bijau jiems pasakyti. Tu žinai, kaip jie jaučiasi dėl nesusituokusių motinų. Mūsų tėvai buvo tradiciniai, religingi ir labai rūpinosi, ką apie juos galvoja kiti.
Netekėjusi nėščia dukra visiškai neatitiko to tobulos šeimos įvaizdžio, kurį jie taip stengėsi išlaikyti. Klara turėjo teisę jaustis išsigandusi. O kas apie tėvą? Paklausiau švelniai. Klaros veidas vėl susiraukė. Jis vedęs. Aš net nežinau, kada tai prasidėjo. Maniau, kad jis meluoja man dėl visko. Kai pasakiau jam apie kūdikį, jis pasakė, kad turiu viską sutvarkyti tyliai. Jis man davė pinigų ir liepė niekada su juo nesusisiekti. Tikėjau ją. Klara, kurią pažinojau, buvo įvairių savybių - dramatiška, manipuliatyvi, savanaudiška. Bet ji nebuvo namų griovėja. Labiau tikėtina, kad ji buvo ta kita moteris, kuri tikrai galvojo, jog yra viena ir vienintelė. Ta, kuri tikėjo visais melais, kuriuos vedęs vyras sakė, kad ją patenkintų menkais dėmesio trupiniais. Aš negaliu auginti vaiko viena, sušuko ji beveik neįskaitomai. Neturiu karjeros. Neturiu santaupų. Neturiu nieko. Dirbau toje butike, bet jie jau sumažina mano darbo valandas. Kitą mėnesį net negaliu išsimokėti nuomos, tai buvo tiesa. Klara niekada nesugebėjo sukurti tokios stabilios gyvenimo, kuri galėtų išlaikyti vaiką. Ji kelerius metus šokinėjo iš vieno darbo į kitą, iš vienos nuomos į kitą, iš vienos santykių į kitus. Visada buvo įsitikinusi, kad kažkas geresnio jau visai arti. Nėštumas privertė ją susidurti su realybe, kad nieko geresnio nebus, ir ji tam nebuvo pasiruošusi. Ko tau reikia? Paklausiau. Man reikia savo sesers atgal, atsakė ji, pažvelgdama į mane tokiu pažeidžiamu žvilgsniu, kad man suspaudė širdį. Žinau, kad buvau baisi. Žinau, kad buvau pavyduliška, menka ir galbūt nepakeliama, bet aš tapsiu mama. Noriu būti geresnė, nei buvau, mes kalbėjome iki 3 ryto. Klara pasakojo apie terapiją, kurią pradėjo, apie knygas apie vaikų vystymąsi, kurią skaitė, apie darbo pokalbį, kurį turėjo planuojamame stabiliau dirbančiame įmonėje. Ji parodė man užrašų knygelę, kurioje sekė savo išlaidas, bandydama suprasti, kaip sudaryti biudžetą vienam pajamų šaltiniui. Jie atsiprašė, iš tikrųjų atsiprašė, be jokių pasiteisinimų ar kaltinimų. Ji pripažino man padarytą skausmą per tuos metus, santykius, kuriuos išardė, pasitikėjimą, kurį sugriovė. Tai buvo pokalbis, kurio norėjau su savo seserimi 15 metų. Nesitikiu, kad tu iš karto man atleis, tarė ji. Bet tikiuosi, kad galime pradėti iš naujo. Galbūt galiu tau įrodyti, kad nesu ta pati, kokia buvau. Kitą rytą Deividas grįžo namo ir rado Klarą miegant ant mūsų sofos, o mane ruošiant pusryčius 3. Tikėjausi, kad jis bus nusivylęs, gal net piktas, kad vienašališkai nusprendžiau įsitraukti į Klaros dramą. Vietoj to jis tyliai klausėsi, kaip paaiškinau situaciją, o tada padėjo man nešti kavą į svetainę, kur Klara kaip tik pradėjo budėti. Sveikinu, tarė jis paprastai. Kada tu turi gimdyti? Paklausė ji. Per ateinančius 7 mėnesius. Šis laikas tapo tikrų džiaugsmo šaltiniu, nes Klara pagaliau tapo ta seserimi, kurios visada troškau. Jis skambindavo reguliariai, bet ne per dažnai ir visada pasiteiraudavo patarimo, niekada nesiekdama, kad išsprendžiau jos problemas už ją. Po sėkmingos darbo pokalbio ji gavo svajonių darbą ir nepaisydama rytinio pykinimo, kuris tęsėsi iki 2 trimestro, dirbo stabiliai. Kai jai prireikė pagalbos, o toji pagalba buvo būtina su medicininiais mokesčiais, nėštumo drabužiais ir pasiruošimu naujagimiui su ribotu biudžetu, ji tiesiai paprašė manęs, nesinaudodama manipuliacijomis, kad priverstų mane įsitraukti. Kai pasiūliau pagalbą, ji su malonumu ją priimdavo ir visada stengdavosi atsilyginti. Kartą, kol buvau darbe, ji nusidažė mano vonę, sutvarkė spintą ir bent kartą per savaitę gamino vakarienę man ir Davidui 3 trimestro metu. Tai buvo nedideli gestai, bet itin prasmingi, rodantys, kad ji vertina mūsų santykius kaip abipusius, o ne vienpusius. Svarbiausia, ji nustojo vaidinti. Kai buvo laiminga, ji tai išreikšdavo nuoširdžiai. Kai bijojo tapti mama, ji tai pripažindavo be jokių užuolankų. O kai jautė fizinį diskomfortą nėštumo metu, ji skundėsi, nesiekdama kaltinti kitų. Buvau šalia, kai gimė Michaelas.
Klara paprašė manęs būti jos gimdymo asistente, o aš sutikau, nepaisydama visiško nepatyrimo šioje srityje. 14 valandų laikiau jos ranką, siūliau ledų gabalėlius ir padėjau jai kvėpuoti per susitraukimus, kurie buvo tokie stiprus, kad galvojau, jog ji gali sulaužyti mano pirštus. Kai Michailas pagaliau pasirodė mažutis ir tobulas, verkdamas dėl pasaulio neteisybės, Klara pažvelgė į mane, o jos veidų ritosi ašaros, ir ji tarė: "Ačiū, kad tikėjai, jog galiu pasikeisti, aš irgi verkiau. Ne tik dėl gimimo stebuklo, bet ir todėl, kad pagaliau turėjau savo seserį atgal. Tikrąją Klarą, kurią mačiau vaikystėje, prieš pavydą, konkurenciją ir šeimos problemas, kurios iškreipia mūsų santykius. Per 2 metus tai buvo viskas, ko tikėjausi. Klara tapo atsidavusią mama, patikima darbuotoja ir sese, kuri iš tikrųjų rūpinosi manimi kaip žmogumi, o ne tik tuo, ką galėjau jai suteikti. Kiekvieną savaitę mes vakarieniavome kartu, reguliariai keitėmės žinutėmis. Netgi padarėme savaitgalio išvyką, kai Michailui buvo 18 mėnesių, tik mes 3 ir tai buvo tobula. Michailas buvo džiaugsmas, vienas iš tų kūdikių, kurie anksti šypsosi ir dažnai juokiasi, priversdami visus aplinkinius jaustis laimingesniais vien savo buvimu. Klara atnešdavo jį į šeimos susibūrimus ir man patiko stebėti, kaip jis atranda pasaulį. Mėgaudavausi matydama, kaip jos veidas nušvinta, kai jis pasiekdavo naujų etapų. Pirkau jam drabužius, žaislus, knygas. Prižiūrėdavau jį, kai Klara turėdavo darbo įsipareigojimų ar tiesiog reikėtų pertraukos. Netgi pradėjau surinkti lėšas jo koledžo fondui, kas mėnesį prisidėdamas, nes norėjau, kad jis turėtų galimybės, kurių Klara ir aš neturėjome. Kiekvieną kartą, kai užsimerkdavau ir įsivaizduodavau save, mano širdyje susikurdavo šiltas vaizdinys. Aš teta, kuri mokė Michailą važiuoti dviračiu, kuri padėdavo jam ruošti namų darbus ir, žinoma, kuri per jo vidurinės mokyklos baigimo ceremoniją per daug garsiai verkiant sukeldavo jam gėdą. Tačiau kai Davidas mirė, Klara buvo viena iš nedaugelio, kuri tiksliai žinojo, ką daryti. Ji nesiūlė tuščių paguodų ar nestebėjo, kaip aš laikausi. Ji tiesiog atėjo su praktinė pagalba. Maisto produktai, troškinių indas, netgi kas nors, kas galėtų atsakyti į tolimų giminaičių skambučius, norinčių sužinoti apie laidotuves. Leisk man pasirūpinti šiuo, tarė ji. Ir pirmą kartą leisti kažkam kitam pasirūpinti reikalais atrodė kaip palengvėjimas, o ne pralaimėjimas. Deja, aš turėjau žinoti, kad tai buvo per gerai, kad truktų ilgai. Turėjau prisiminti, jog Klara niekada nesugebėjo išlaikyti teigiamų pokyčių ilgiau nei keletą mėnesių. Turėjau būti labiau įtarusi dėl jos staigaus dosnumo ir labiau saugoti savo ribas. Bet aš taip desperatiškai norėjau tikėti, kad žmonės gali keistis, kad šeima gali išgyti, kad meilė gali nugalėti metų metus trukusius disfunkcijos ir skausmo pėdsakus. Tikėjau, kad Klaros transformacija buvo tikra, nuolatinė ir motyvuota tikro augimo, o ne laikino poreikio. Stovėdama prie Davido kapo ir klausydamasi, kaip ji griauna viską, ką buvome sukūrę kartu, supratau, kad Klara iš tiesų nepasikeitė. Ji tiesiog tapo geresnė slepiant savo tikrąją prigimtį, kol netapo pakankamai stipri, kad galėtų tai panaudoti prieš mane. Kalbant apie Michailą, aš jį nuoširdžiai mylėjau. Ir jeigu būsiu visiškai atvira, vis dar myliu. Galbūt tai buvo pati žiauriausia Klaros veika. Ji panaudojo mano meilę jos vaikui kaip ginklą prieš mane. Nuo pat Michailio gimimo jis man atrodė kaip šeimos dalis. Ne tik todėl, kad jis buvo mano sūnėnas, bet ir todėl, kad buvau šalia visko, jo pirmojo šypsnio, pirmojo žodžio, pirmųjų žingsnių. Aš buvau ta, kuri jam parodė, kaip sudėti blokus, skaitydavo pasakas prieš miegą, kai Klara būdavo per daug išvargusi. Aš dainuodavau jam lopšines ant supamojo krėslo, kurį pirkau jo vaikų kambariui. Klara ne tik skatino, ji praktiškai stumdavo Michailą į mano glėbį kiekvieną kartą, kai tik turėdavo progą. Tu su juo elgiesi taip nuostabiai, sakydavo ji, stebėdama, kaip maitinu jį, keičiu sauskelnes ar raminu, kai ji nesugebėdavo. Jis tiek daug myli savo tetą, Ansley. Pažiūrėk, kaip jis nurimsta, kai tu jį laikai. Tai buvo tiesa. Michailas ir aš nuo pat pradžių turėjome ryšį. Galbūt todėl, kad buvau šalia, kai jis gimė.
Arba galbūt todėl, kad su juo bendravau be Klaros nerimo ir desperacijos būti tobula mama. Ko gero, jis tiesiog jautė, kad aš esu saugi priegloba jo mažame pasaulyje. Kai jis pradėjo kalbėti, vienas iš pirmųjų aiškių žodžių buvo anie, jo kūdikio tarimas, reiškiantis ansliai. Klara džiaugiasi, plojai ir juokėsi, sakydama, taip, tai tavo anie. Ji tave labai myli. Maniau, kad ji didžiuojasi mūsų ryšiu. Maniau, kad ji dėkinga, jog Michailas turi dar vieną žmogų, kuris jį myli, kas galėtų padėti nešti milžinišką atsakomybę auginti vaiką vieną. Maniau, kad ji dosni, dalindamasi savo sūnumi su kuo nors, kas negalėjo turėti vaikų. David ir aš po jo diagnozės nusprendėme nebesistengti pastoti. Tačiau tai nereiškia, kad mano noras tapti mama dingo. Michaelis, mano brangus sūnėnas, buvo tikras dovana, leidžianti patirti tą besąlygišką meilę ir aršų norą jį saugoti, kai jis visiškai priklausė nuo manęs. Klara tai puikiai suprato. Ji žinojo apie David būklę, mūsų sprendimą nutraukti vaisingumo gydymo bandymus ir kaip daug džiaugsmo Michaelis atnešė į mano prieš tai tuščią gyvenimą. Ji buvo mačiusi, kaip aš verkiau, kai jis pirmą kartą žengė žingsnius mano svetainėje, o ji tuo metu gamino pietus virtuvėje. Ji stebėjo, kaip gulėjau ant grindų valandas, žaisdama su kaladėlėmis ir skaitydama tą pačią knygą 17 kartų, nes būtent to jis norėjo. Tu būtum nuostabi mama, nekartą buvo pasakiusi Klara. Michaelis toks laimingas, kad turi tave kaip tetą. Kai kurie vaikai neturi nieko, kas juos tikrai mylėtų, išskyrus tėvus, bet jis turi tave. Šią atsakomybę aš priėmiau labai rimtai. Visada buvau pasiruošusi padėti, kai Klara to reikėjo. Pirkau jam viską, ko jam reikėjo, ir dar daugiau dalykų, kurių jam visai nereikėjo. Fotografuodavau kiekvieną jo pasiekimą ir stengiausi, kad jis žinotų, jog yra mylimas, laukiantis ir švenčiamas. Kai Klara pradėjo užsiminti apie finansinės problemas, aš padidinau savo įmokas į jo kolegijos fondą ir pradėjau pirkti maisto prekes jų butui. Kai ji paminėjo, kad vaikų priežiūra yra brangi, pradėjau jį pasiimti vieną vakarą per savaitę, kad ji galėtų turėti laiko suaugusiems. Kai jis užaugo iš drabužių greičiau, nei jis spėjo juos pakeisti, nuvedžiau jį apsipirkti ir leidaus jam pasirinkti naujus drabužius. Visa tai man nesijautė kaip auka. Tai buvo tai, ką šeima daro viena dėl kitos. Pirmą kartą pastebėjau, kaip Klara žiūri į mane su išraiška, kurios negalėjau perskaityti, kai Michaelis buvo apie 18 mėnesių. Sėdėjau ant jo svetainės grindų, padėdama jam statyti bokštą iš kaladėlių, o jį šalia lankstė skalbinius. Michaelis sugebėjo sudėti 6 kaladėlės, kol bokštas sugriuvo. Ir kai jis krito, jis plojė ir juokėsi, tarsi tai būtų nuostabiausias dalykas, kuris jam nutiko. Dar kartą, Ami. Dar kartą, jis šaukė, stumdydamas kaladėlės man su savo storomis rankytėmis. Aš vėl pradėjau statyti bokštą, darydama perdėtus koncentruotus veidus, kuriuos jis matydamas kikenosi. Iš šono pamačiau, kaip Klara nustojo lankstyti ir ilgai tiesiog žiūrėjo į mus pažvelgusi į ją, pamačiau šypseną, tačiau kažkas joje atrodė priverstai. Viskas gerai? Paklausiau. Taip, viskas gerai, ji greitai atsakė, grįždama prie skalbinių. Tiesiog pavargau, tačiau po to vis daugiau pastebėjau, kaip ji žiūri, kai Michaelis bėgdavo pas mane, o ne pas ją, kai atvykdavau. Jos šypsena tapdavo įtempta, kai jis verkdavo Ami, nors jis stengėsi jį paguosti. Ji dažnai nutraukdavo mūsų žaidimus arba pasiūlydavo, kad laikas man eiti namo, būtent tada, kai Michaelis ir aš labiausiai džiaugdavomės. Sakiau savo, kad galbūt tai tik mano vaizduotė. Klara niekada nebuvo niekuo, tik dėkinga mano dalyvavimui Michaelio gyvenime. Nuo pat pradžių jis skatino mūsų ryšį. Klara reikėjo mano pagalbos ir aš džiaugiausi galėdama ją suteikti. Tačiau dabar, žvelgdama atgal, pradėjau abejoti, ar ne tada ji pradėjo planuoti. Galbūt, kai suprato, kad mano meilę Michaelui galima panaudoti prieš mane, kad mano negalėjimas turėti vaikų daro mane pažeidžiama taip, kaip jį galėjo išnaudoti. Galbūt tuomet ji pradėjo stebėti Davidą, ieškodama silpnybių, galimybių, būdų, kaip pasirodyti kaip aplinkybių auka, o ne jų architektė.
Gal ji ėmė kurti istoriją, kurią galiausiai papasakos per jo laidotuves, istoriją, kuri pavaizduos ją kaip nuskriaustą moterį, o mane kaip žmoną per daug aklą, kad pamatytų vyro išdavystę. O gal aš per daug ją pervertinu, manydama, kad ji suplanavo viską iš anksto. Galbūt Klara tiesiog pamatė galimybę, kai Davidas mirė ir pasinaudojo ją, kaip visada pasinaudodavo progomis, kurios pasitaikydavo. Gal ji žiūrėjo į mane sutrikusią ir sielvartaujančią ir galvojo, kad tai jo šansas pagaliau laimėti bet kokią konkurenciją, kuri vyko jos galvoje nuo mūsų paauglystės. Bet kokiu atveju ji panaudojo Michaelą. Ji išnaudojo mano meilę jam, mano negalėjimą turėti vaikų, mano desperaciją tikėti, kad šeima gali būti daugiau nei disfunkcija ir nusivylimas. Ji pavertė mano pažeidžiamiausią vietą savo pasirinktą ginklu. Stovėdama toje kapinėse, klausydamasi, kaip ji griauna mano santuoką ir mano vyro atminimą, pajutau kažką, ko niekada anksčiau nejaučiau savo seseriai. Ne pyktį, ne nusivylimą, net ne išdavystę. Neapykantą. Švarę, nepaneigiamą neapykantą žmogui, kuris naudotų vaiką kaip šovinį savo iškrypusioje žaidimų strategijoje, kurią žaidė visą mūsų gyvenimą. Žmonėms, kurie laidotuvėse meluotų apie mirusį žmogų, kad gautų pinigus, kurių nebuvo uždirbę ir kurie jiems nepriklausė. Tačiau po neapykantos slėpėsi kažkas kita. Palengvėjimas. Nes pagaliau Klara peržengė savo ribas. Pagaliau ji pasakė melą, kurio negalėjau įrodyti kaip neįmanomu. Pagaliau galėjau nustoti apsimetinėti, kad ji yra kas nors kita, išskyrus tą, kuo visada buvo. Pirmasis skambutis atėjo po 3 valandų nuo laidotuvių. Sėdėjau savo virtuvėje, vis dar vilkėdama juodą suknelę, žiūrėdama į troškinį, kurį kas nors atnešė ir galvodama, kaip žmonės tikisi, kad tu valgysi, kai tavo pasaulis tą dieną sugriuvo 2 kartus. Aninsley. Klara balsas skambėjo nedrąsiai, beveik nervingai. Žinau, kad šiandien buvo sunku. Žinau, kad tau sunku tai apdoroti. Sunkiai apdoroti, kaip jei stengčiausi suprasti paprastą dalyką, o ne bandyčiau suprasti, kokio tipo žmogus paskelbė tėvystės ieškinį laidotuvėse. Ko tu nori, Klara? Noriu, kad mes tai spręstume kaip suaugę, kaip šeima. Nenoriu, kad tai taptų sunkiau nei turi būti, vos nesijuokiau. Ji jau padarė viską, kad tai būtų kuo sunkiau, pasirinkdama viešiausią, gėdingiausią vietą savo pranešimui. Visi laidotuvėse dabar kalbės apie tai mėnesiais. Davido atminimas amžinai buvo susietas su neištikimybė ir skandalu, o aš buvau pavaizduota kaip akla žmona, kurią išdavė pati sesuo. Šiame naujame pasakojime po sunkių ir emocingų akimirkų Ansley susidūrė su nepaprastai sudėtinga situacija. Kaip tu nori tai spręsti? Paklausiau, stengdamasi išlaikyti ramybę. Klara, visada turinti savo planų, pasiūlė, kad galėtume viską išspręsti privačiai, be teisininkų ar teismų, be jokių nemalonių dalykų. Aš nenoriu, kad Michaelis būtų įtrauktas į didelį teisinį ginčą, pridūrė ji, tarsi nerimtai svarstydama apie pasekmes. Klara, kaip visada, vengė teisinių procesų, nes jiems reikėjo įrodymų, dokumentų, faktų, kurie galėtų būti patvirtinti ar paneigti. Jo specialybė visada buvo emocinė manipulacija, o ne tikri faktai. Kokį susitarimą tu turi omenyje? Pasidomėjau. Galėtume pasidalinti Davido gyvybės draudimu ir namu. Na, Michaelis turėtų paveldėti savo tėvo namą, ar ne? Paklausiau. Bet žinau, kad tu ten gyveni, tad galbūt galėtume sudaryti kažkokį laikotarpį. Jo žodžiai skambėjo kaip reikalavimas, namas, kurį aš ir Davidas pirkome kartu, renovavome, užpildėme 8 metų prisiminimais, baldais, kuriuos pasirinkome, sienomis, kurias nudažėme ir sodu, kurį pasodinome. Ji nori man atimti mano namą, pagalvojau, širdyje jaučiuosi taip, lyg kas nors būtų man atėmęs brangiausią dalyką. Tai labai dosnu iš tavęs, tarstelėjau, stengdamasi išlaikyti ramų balsą. Ji siūlė man laiką, per kurį turėčiau išsikraustyti iš savo namų. Tai jau nebe tavo namas, Ansley. Tai Michaelio namas. Davidas buvo jo tėvas, jos tonas buvo toks užtikrintas, kad netrukus man pasidarė aišku, ji tiksliai žinojo, kaip manipuliuoti situaciją. Per 3 valandas po laidotuvių ji buvo pakartojusi šią melą tiek kartų, kad pati pradėjo juo tikėti.
Tai buvo Klara talentas perrašyti realybę, kol jos versija tapdavo realesnė už tai, kas iš tikrųjų įvyko. Reikės atlikti tėvystės testą, pasakiau, bandydama išlaikyti ryžtą. Tam nereikia. Pažiūrėk į jį, Ansley. Jis atrodo tiesiog kaip Davidas. Visi visada taip sako, ar tikrai? Bandžiau prisiminti, ar kas nors kada nors yra pasakęs, kad Michaelis panašus į Davidą, bet nieko neprisimenu. Michaelis buvo gražus vaikas su tamsiais plaukais ir rudomis akimis, tačiau tokių vaikų yra daug. Davidas buvo šviesiaplaukis su žaliomis akimis. Jei jis yra Davido sūnus, tu neturėtum turėti jokių problemų tai įrodyti, atsiduso Klara, ir aš jaučiausi, lyg jį keistų taktiką. Gerai, jei tai būtina, kad tu manimi patikėtum, bet aš nenoriu, kad Michaelis pereitų per traumatišką teisinį procesą, nes tu negali priimti realybės. Kokia ta realybė? Paklausiau. Kad tavo vyras turėjo romaną su tavo seserimi? Kad jis mane pastatė. Kad jis melavo tau daugiau nei 2 metus, kiekvienas jo žodis buvo skirtas įskaudinti, priversti mane abejoti viskuo, ką žinojau apie savo santuoką. Jei nebūčiau žinojusi to, ką žinojau, galbūt tai veiktų. Klara buvo gera ieškoti silpnų vietų ir užtekti jėgų, kad žmonės abejotų savimi. Kada tavo nuomonė prasidėjo tas romanas? Paklausiau. Visiškai tuo met, kai aš buvau nėščia. Tu buvai toks užimtas darbu, tokia nepasiekiama, o Davidas jautėsi vienišas. Aš buvau pažeidžiama, nes realus Michaelio tėvas mane apleido, o Davidas man padėjo, laiko juosta buvo sumaniai sukurta. Mano nėštumo paramą Klara perkelė į Davido neištikimybę. Ši situacija dar labiau supainiojo mano mintis, o sentimentalios prisiminimų nuotrupos vis labiau bluko. Mano gyvenimo įsipareigojimai, kurie buvo būtini palaikyti tiek mano šeimą, tiek Klaros išlaidas jos nėštumo metu, tapo apleidimu, pateisinančiu išdavystę. Taip Davidas paguodė tave, kad pastotum? Paklausiau. Tai nebuvo suplanuota. Tiesiog taip nutiko. Tokie dalykai atsitinka, Ansley. Tokie dalykai nutinka, atsakė ji, lyg neištikimybė būtų natūrali nelaimė, kas nors, kas įvyksta be jokio apgalvoto sprendimo. Lyg Davidas būtų atsitiktinai apvaisinęs moterį, kurią iš tiesų negalėjo apvaisinti. Suprantu. Ir tu tai slėpei 2 metus. Kodėl? Paklausiau. Norėjau tave apsaugoti. Maniau, kad galbūt Davidas pasakys tau pats. O gal būtų geriau, jei tu niekada to nesužinotum. Bet kai jis mirė, Maiklas turi žinoti, kas buvo jo tėvas. Jis nusipelno savo palikimo. Klara tapo martyromis, tobula, didvyriška seserimi, paaukojusia savo komfortą, kad apsaugotų mane nuo skaudžios tiesos. Ji buvo atsidavusi motina, kovojanti už sūnaus teisės prieš savanaudišką Anytą, norinčią pasilaikyti viską savo. Man reikia apie tai pagalvoti, pasakiau. Žinoma, paimk tiek laiko, kiek reikia, bet Ansley, tikiuosi, kad prisiminsi, jog Maiklas yra nekaltas šioje situacijoje. Jis tik mažas berniukas, kuris šiandien prarado savo tėvą. Ji padėjo ragelį, palikdama mane vieną su jos puikiai sukurta pasakojimu ir mano aiškiu supratimu, kodėl tai buvo neįmanoma. Antrasis skambutis atėjo iš mano mamos po valandos. Mieloji, ką tik kalbėjau su Klara. Tai turi būti didžiulis šokas tau. Atrodo, mano mama jau buvo nusprendusi, kad Klaros versija apie įvykius yra faktinė tiesa ir tai nebuvo stebėtina. Per visą mūsų gyvenimą ji nuolat rinkdavosi tikėti tą dukrą, kurios istorija reikalavo mažiau sudėtingo emocinio apdorojimo. Tai šokas, sutikau. Ji bando padaryti teisingą dalyką tam mažam berniukui. Tikiuosi, kad pamatysi už savo skaudžių jausmų ir palaikysi savo sūnieną. Tavo sūnieną, o ne vaiką, kuris gali arba negali būti mūsų giminė, bet tavo sūnieną. Klara jau laimėjo šią kovą šeimos nuomonės teisme. Esu tikra, kad Klara tau papasakojo savo versiją apie įvykius. Ansley, žinau, kad tai skaudu, bet neigimas nepakeis faktų. Tam vaikui dabar labiau nei bet kada reikia šeimos, faktai. Lyg Klaros kaltinimui būtų nustatyta tiesa, o ne nepatvirtinti teiginiai.
Lyg Davidui negalint gintis, jis automatiškai būtų kaltas dėl visko, ko buvo apkaltintas. Pagalvojau apie tai, kad pasakyčiau mamai tiesą, apie tai, kad Davidas negalėjo būti tėvas, jau nekalbant apie Maiklą, apie medicinos istoriją, kuri padarė Klaros pasakojimą ne tik mažai tikėtiną, bet ir neįmanomą. Bet kažkas mane sulaikė. Galbūt tai buvo tikrumas, kad mano mama manimi nepatikės. Galbūt tai buvo žinojimas, kad Klara ras būdą, kaip net medicinos įrodymus paversti dalimi kažkokio sudėtingo sąmokslą. O gal tai tiesiog buvo įsekimas po dienos, kuri jau reikalavo daugiau jėgų nei žinojau turinti. O gal tai buvo strategija. Klara nusprendė, kad šis mūšis turi būti viešas. Ji norėjo paskelbti savo pretenzijas auditorijai, kuri plačiai paskleistų istoriją visoje mūsų bendruomenėje. Jei norėjau pasipriešinti, turėjau tai padaryti teisingai. Man reikėjo užtikrinti, kad kai tiesa išaiškės, ji būtų tokia pat vieša ir neabejotina kaip ir jos melai. Paskambinsiu vėliau, mama. Man reikia laiko apmastyti viską, žinoma brangioji, bet nepamiršk, kad šeima yra šeima. Ką bedarytų Deividas, tas mažas berniukas vis tiek yra mūsų šeimos dalis. Po pokalbio su mama sėdėjau virtuvėje dar valandą, apmastydama Klaros skambutį ir mamos prielaidas. Abi jos buvo nusprendusios, kad labiausiai dosni situacijos interpretacija yra ta, jog mano miręs vyras mane apgavė su mano sese. Tai turėjo labiau įskaudinti. Apkalta prielaida, kad buvau pernelyg naivi, jog pastebėčiau nuotaką po nosimi, ir siūlymas, kad Deividas buvo pakankamai nelaimingas mūsų santuokoje, kad ieškotų paguodos kitur. Tačiau tai neskaudėjo, nes tai nebuvo tiesa. Ir pirmą kartą mano santykiuose su Klara turėjau kažką, ko ji neturėjo. Įrodymus, kad ji meluoja. Pakilau į Deivido kabinetą ir atidariau bylų spintą, kur laikėme svarbius dokumentus. Medicinos įrašai, draudimo polisai, mokesčių deklaracijos, mūsų bendro gyvenimo liekanos, kurios ir toliau generuoja popierius net ir po to, kai viena iš poros dingo. Tarp medicininių dokumentų radau tai, ko ieškojau. Deivido chirurgijos įrašai, kai jam buvo 7 metai, ir sekimo vizitai, kurie tęsėsi iki paauglystės. Prieš 3 metus gauti vaisingumo specialisto ataskaitos patvirtino tai, ką Deividas jau žinojo. Neįmanoma. Medicinos požiūriu Deividas negalėjo tapti tėvu. Pasidariau visų dokumentų kopijas ir originalus grąžinau į bylų spintą. Tada paskambinau Jamesui Morrisonui, teisininkui, kuris tvarkė mūsų testamentus ir turto planavimą. Buvo po darbo valandų, tačiau kai Deividas mirė, jis man davė savo asmeninį numerį ir pasakė, kad galiu skambinti, jei man ko nors prireiks. Jamesai, čia Anne Richardson. Atsiprašau, kad skambinu taip vėlai, bet turiu situaciją, kuri negali laukti, žinoma. Kaip galiu jums padėti? Papasakojau jam viską, Klaros anonsą laidotuvėse, jos skambutį, reikalavimus dėl Deivido turto ir medicinos neįmanomybę jos pretenzijoms. Jamesas klausėsi, netrukdydamas kartais užsirašydamas tai, ką galėjau išgirsti per telefoną. Tai aiškiai apgaulės bandymas, pasakė jis, kai baigiau. Klausimas, ar ji tikrai tiki tuo, ką sako, ar žino, kad meluoja. Ar tai svarbu teisiniam atvejui? Greičiausiai ne, bet tai gali būti svarbu, kaip strateginiu požiūriu spręsime šią situaciją. Jei ji nuoširdžiai tiki, kad Maiklas yra Deivido sūnus, ji greičiausiai sieks teisinių veiksmų. Jei ji žino, kad meluoja, ji gali pasitraukti, kai supras, kad esate pasirengusi kovoti. Aš noriu kovoti bet kuriuo atveju. Buvo gerai, nes atsižvelgiant į tai, ką man pasakei, šią situaciją turėtų būti gana lengva išspręsti. Tėvystės testai nemeluoja, o medicinos įrašai taip pat. Tavo sesuo pasirinko netinkamą žmogų, kad galėtų taikyti tokią apgaulę. Pirmą kartą po Deivido laidotuvių mano veide pasirodė šypsena. Ne todėl, kad būčiau laiminga. Vis dar liūdėjau dėl savo vyro ir buvau sukrėsta sesers išdavystės, bet galiausiai pamačiau kelią į priekį, kuris nereikalavo gintis nuo melagingų kaltinimų. Klara visada laimėdavo mūsų kovas, nes kovojo nesąžiningai, o aš stengiausi būti teisinga. Ji melavo, kai aš sakiau tiesą. Ji vaidino auką, kai aš prisiimdavau atsakomybę, kurios nenusipelniau.
Bet šį kartą viskas buvo kitaip. Šį kartą ji pasakė melą, kurį buvo galima paneigti moksliniais įrodymais. Šį kartą tiesa buvo mano pusėje taip, kad jos negalima būtų iškraipyti ar paaiškinti kitaip. Šį kartą aš laimėsiu. Klaros advokatas atitiko visus mano lūkesčius. Brangus kostiumas, išgalvota šypsena ir pasitikėjimas, kuris kyla iš atstovavimo žmonėms, kurie paprastai pasiekia savo tikslus per grasinimus, o ne faktais. Mes susitikome Džeimso kabinete 2 savaitės po laidotuvių. Klara sėdėjo šalia savo advokato, atrodydama tinkamai liūdna, kartais darydama pertraukėlės ir nušluostydama akis servetėlėmis, kurias buvo atsinešusi specialiai šiam pasirodymui. Aš sėdėjau priešais juos su Džeimsu, krūva medicinos įrašų ir ramybė, kuri kyla iš žinojimo, kad laikau visus kozeriai. Mano klientė prašo šio susitikimo, tikėdamasi pasiekti draugišką sprendimą, pradėjo Klaros advokatas. Ponios Richardson teiginiai dėl jo sūnaus palikimo yra pagrįsti, ir mes manome, kad visiems būtų geriau šią situaciją spręsti privačiai, ponios Richardson. Klara vėl naudojo savo mergautinį pavardę, greičiausiai norėdama atsiriboti nuo bet kokio ryšio su Deividu, kuris galėtų komplikuoti jos auka tapusios istoriją. Protinga, bet nepakankamai protinga. Ką tiksliai teigia ponė Richardson, paklausė Džeimsas. Kad miręs Deividas Thompsonas yra jos 2 metų sūnaus, Maiklo, biologinis tėvas. Ji turi dokumentus, kurie rodo, kad per atitinkamą laikotarpį jie turėjo intymius santykius, vos ne juokais nusijuokiau. Dokumentai apie intymius santykius? Kokie dokumentai galėtų egzistuoti dėl romano, kuris niekada nevyko? Meilės laiškai, kurių Deividas nebuvo parašęs. Viešbučio kvitai iš pasimatymų, kurie niekada neįvyko. Romantiškų susitikimų nuotraukos egzistavusios tik Klaros vaizduotėje. Kokie dokumentai? Paklausė Džeimsas, aiškiai besistengdamas išlaikyti ramybę. Klaros advokatas stumtelėjo aplanką per stalą. Viduje buvo atspausdinti tekstiniai pranešimai, nuotraukos ir regis ranka rašytas raštelis. Nedelsdama atpažinau Deivido rašyseną, tačiau žodžiai man buvo svetimi. Ačiū, kad supranti. Praėjusi naktis man reiškia viską. Pranešimas buvo datuotas 6 mėnesiais prieš Maiklo gimimą. Po juo buvo ekrano nuotraukos su tekstiniais pranešimais, kurių niekada nemačiau anksčiau. Jau pasiilgau. Negaliu laukti, kada vėl tave pamatysiu. Savo gyvenime patyriau jausmą, kuris atrodė pamirštas. Tai buvo tarsi naujas prisikėlimas, jausmas, kad esu gyva. Žinojau, kad visa situacija yra sudėtinga. Tačiau tai, ką turėjome, buvo tikra. Mano širdis ėmė plakti greičiau, nepaisant to, kad buvau tikra, jog šie pranešimai buvo suklastoti. Jie atrodė tikri, o balsas, skambantis kaip Davido, minėjo konkrečius faktus, kurie darė juos dar autentiškesnius. Akimirką susimąsčiau, ar galbūt klydau. Bet ne, Davidas negalėjo turėti vaikų. Tai buvo medicininė tiesa, ne nuomonė ar interpretacija. Bet kas Klara būtų padariusi, kad sukurtų šiuos įrodymus, tai nekeičia biologijos. Džemas su išlavintu žvilgsniu nagrinėjo dokumentus, tarsi būtų matęs daug suklastotų įrodymų. Tai įdomu, atsargiai pasakė jis. Žinoma, turėsime patikrinti jų autentiškumą, jos autentiški, tvirtai atsakė Klaros advokatas. Mich taip pat paruošė rašytinį pareiškimą, kuriame išsamiai aprašyta jų santykių istorija, įskaitant konkrečias datas ir vietas. Klara pasilenkė į priekį, jos balsas buvo švelnus ir emocingas. Žinau, kad Ansley tai skaudu. Niekada nenorėjau, kad taip išaiškėtų, bet Michaelis turi žinoti apie savo tėvą ir jam priklauso paveldėjimas. Davidas to būtų norėjęs. Manipuliacija buvo meistriška. Klara pasirodė kaip nenorinti atskleisti tiesos, priversta atskleisti skausmingas paslaptis dėl nekalto vaiko. O aš buvau vaizduojama kaip savanaudė našlė, bandanti atimti iš berniuko jo teisę. Davidas tapo nepatikimu vyru, mirusi prieš tai, kai galėjo viską sutvarkyti. Pone Thompson, tiesiai man kreipėsi Klaros advokatas. Mano klientė yra pasirengusi būti protinga šioje situacijoje. Ji nenori visko atimti, tik to, kas yra teisinga Michaelui.
Galbūt galėtume susitarti dėl turto padalijimo, kuris atitiktų vaiko poreikius, leisdamas jums išlaikyti tam tikrą saugumą, kaip malonu. Klara buvo pasirengusi pasiimti tik dalį visko, ką Davidas ir aš buvome sukūrę kartu, palikdama man tik trupinius iš mano gyvenimo kaip seserišką gestą. Ką ponė Richardson laikytų teisinga? Paklausė Džemas. 50% gyvybės draudimo išmokos. Namas, kad Michaelis galėtų augti savo tėvo namuose. Davidas asmeniniai daiktai dėl sentimentalių priežasčių ir nuolatinė parama Michaelio išsilavinimui ir sveikatos priežiūrai. Viską. Ji norėjo visko. Tik tai buvo suformuluota kaip protingas kompromisas, namas, kurį mes renovavome kartu. Gyvybės draudimas, turėjęs mane paremti po Davido mirties. Net ir Davidas asmeniniai daiktai, kurie neturėjo jokios vertės niekam kitam, išskyrus mane. Tai atrodo gana daug, švelniai pasakė Džemas. Michaelis yra vienintelis Davido vaikas, atsakė Klaros advokatas. Jei nėra testamentas, nurodantis kitaip, jis turėtų teisę paveldėti viską. Tačiau Davidas turėjo testamentą, labai aišku, labai teisėtą testamentą, kuris viską paliko man. Advokato žodžiai užsimena, kad jis arba nežinojo apie testamentą, arba tikėjosi, kad mes nežinome. Iš tikrųjų, pasakė Džemas, pasiekdama savo aplanką. Ponas Thompsonas turėjo testamentą. Labai išsamu, labai aišku. Viskas atitenka jo žmonai. Klaros advokatas atrodė tikrai nustebintas. Mes nežinojome apie testamentą. Žinoma, jeigu yra vaikų, testamentai gali būti skundžiami. Tai tiesa, pritarė Džimas. Tačiau pirmiausia turime nustatyti tėvystę. Manau, kad jūsų klientas sutinka pasiduoti DNA testams. Pirmą kartą nuo susitikimo pradžios Klara atrodė nepatogiai. Nemanau, kad tai būtina. Panašumas akivaizdus, bet to turime dokumentus apie santykius. Dokumentai gali būti suklastoti, tyliai pasakiau. Tai buvo pirmas mano žodis nuo tada, kai pradėjome susitikimą ir abu advokatai žvelgė į mane susidomėję. DNA testas nemeluoja, Džimas atsakė. Klaros akys mirksėjo, atrodė, kad ją apėmė pyktis ar baimė. Negaliu patikėti, kad norėtumėte, jog Maiklas tai iškentėtų. Jis dar vaikas, Ansliai. Jūsų sūnėnas. Jei jis mano sūnėnas, testas tai įrodys. Kai kurios dalykos yra svarbesnės už teisinius įrodymus. Kaip šeima. Kaip daryti tai, kas teisinga vaikui, kuris nesirinko būti gimęs šioje situacijoje. Emocinis manipuliavimas buvo toks akivaizdus, kad buvo beveik įžeidžiantis. Klara po to, kai pareiškė, kad mano vyras mane išdavė, dabar ragino šeimos lojalumą. Klara reikalavo, kad pagalvočiau apie Maiklo gerovę po to, kai viešai paskelbė jo tėvystę laidotuvėse prieš 50 žmonių. Klara prašė manęs daryti tai, kas teisinga, tuo pačiu reikalaujant pusės visko, ką turėjau, remdamasi melu. Manau, kad DNA testavimas yra logiškas kitas žingsnis, diplomatiškai pasakė Džimas. Tai galutinai išspręs visus klausimus dėl tėvystės. Klaros advokatas kažką šnabždėjo jai ir ji nenoriai linktelėjo. Gerai, bet noriu, kad tai būtų atlikta per teismą, sutinkama priežiūra. Nenoriu, kad kiltų abejonių dėl rezultatų, žinoma, pritarė Džimas. Teismo įsakymo atliktas testas yra aukso standartas. Po jų išėjimo Džimas ir aš sėdėjome jo kabinete, peržiūrėdami Klaros pateiktus dokumentus. Teksto žinutės atrodė įtikinamai, bet Džimas pabrėžė kelis neatitikimus metaduomenyse. Rašytinis pranešimas buvo sunkiau įvertinamas, tačiau jis pažinojo ekspertų galinčių analizuoti raštą ir popierių. Net jeigu visi dokumentai būtų autentiški, sakė jis, tai neįrodytų tėvystės. Tai tik įrodytų, kad jūsų vyras turėjo kažkokį santykį su jūsų seserimi. Jis neturėjo, pasakiau tvirtai. Kokie bebūtų šie dokumentai, jie nėra tikri, aš jums tikiu. Bet net jei jie būtų tikri, mes turime kažką geriau nei charakterio liudytojai ar emociniai parodymai. Turime medicininius įrodymus, kad jūsų vyras negalėjo turėti vaikų, išdaviau jam Davido medicininius įrašus.
Jis juos kruopščiai peržiūrėjo, jo išraiška kiekvieną puslapį skaitant vis labiau pasitikėjo savimi. Tai nepriekaištinga, galiausiai pasakė jis. Chirurginė sterilizacija sulaukus 7 metų dėl medicininių komplikacijų. Daugiau nei vienas sekantis vizitas patvirtinantis visišką sterilumą. Konsultacijos su vaisingumo specialistais jūsų santuokos metu patvirtinančios tą patį. Jūsų sesuo pasirinko neteisingą žmogų, kad jį melagingai apkaltintų. Kas bus toliau? Paklausiau. Pateiksime prašymą dėl teismo įsakymų vykdomo tėvystės testavimo. Kai medikai pateikė savo įrodymus, pajutau, kad teisėjas greičiausiai pagreitins šią bylą. Mano sesuo turėjo pasirinkimą arba atsisakyti savo pretenzijų, kai supras, kad neturi šansų laimėti, arba pasistengti ir susidurti su pasekmėmis, kurios gali būti skaudžios. Kokiomis pasekmėmis? Melagingi kaltinimai per jurį, jei jį prisieks meluoti, ir galimas sukčiavimas, jei jį gavo pinigų remdamasi šiais kaltinimais. Mano sesuo atsidūrė labai pažeidžiamoje teisinėje padėtyje. Pirmą kartą nuo David mirties pajutau artėjantį ramybės jausmą, nors nelaimės. Vis dar gedėjau savo vyro ir apmąsčiau sesers išdavystę, tačiau ramus tikrumas, kad tiesa galiausiai triumfuos, užplūdo mano mintis. Klara visada laimėdavo mūsų kovas, nes ji buvo pasiryžusi žaisti nesąžiningai, o aš laikiausi sąžiningo kovos principo. Ji buvo pasirengusi meluoti, kol aš sakiau tiesą. Ji manipuliavo emocijomis, kai aš kreipiausi į protą. Bet šįkart protingumas nugalės. Mokslas nugalės. Medicininiai įrodymai nugalės. Ir Klara supras, kad kai kurios melagystės yra per didelės, kad jas būtų galima išlaikyti, nepaisant to, kaip gerai tu jas pasakoji. Po mūsų susitikimo su advokatais Klara neatsitraukė. Priešingai, ji dar labiau įsitraukė kaip žmogus, įdėjęs viską į pralaimėjusią partiją, bet per daug didžiuojasi, kad atsisakytų. Pirmieji skambučiai prasidėjo kitą rytą. Pirmiausia skambino teta Margaret, vėliau pusseserė Susan, o po to žmonės, su kuriais nebuvau kalbėjusi metų metus, bet kurie kažkaip sužinojo visus mano šeimos dramos niuansus. Oi, brangioji, ką tik išgirdau apie situaciją, pasakė teta Margaret, jos balsas skambėjo su ta netikra užuojauta, kuri būdinga šeimos skandalams. Žinau, kad tau tai turi būti labai sunku. Sužinoti apie David nuodėmes. Tarsi neištikimybė būtų menkas socialinis nusižengimas, kažkas gėdingo, bet atleidžiamo kaip slapto vaiko tėvystė būtų lyg užmiršti kieno nors gimtadienį. Aš tvarkausi, atsakiau. Na, tikiuosi, kad pagalvosi apie tą vargšą berniuką. Jis nenorėjo gimti į šitą chaosą ir neturėtų kentėti dėl suaugusiųjų problemos. Tarsi mano atsisakymas perduoti savo namą ir gyvybės draudimą sesiai būtų menkas užsispyrimas, o neprotinga reakcija į akivaizdžius melus. Michailas yra gerai prižiūrimas, atsakiau. Bet ar tikrai? Klara finansinėje krizėje ir tu žinai, kad David norėtų, jog jo sūnus būtų aprūpintas. Visi tapo ekspertai, kas jų manimų David būtų norėjęs, nepaisant to, kad David paliko aiškų testamentą, kuriame išdėstė viską, ko norėjo. Bet matyt įsivaizduojamos noros viršijo faktinę dokumentaciją šeimos nuomonės teisme. Pokalbiai sekė tą pačią schemą. Užuojautos išraiškos dėl mano situacijos, švelnios pastabos, kad esu nesąžininga ir vis mažiau subtilus užuominos, kad esu savanaudė moteris, atimanti nekaltam vaikui jo paveldėjimą. Klara vedė meistrišką kampaniją, pozicionuodama save kaip nenorinčią tiesos sakytoją, kuri tik norėjo to, kas geriausia Michailui. Klara išmoko kiekvieną pokalbį apversdama į vaiko gerovę, o ne į savo finansinius poreikius. Aš nieko nenoriu sau, sakė ji visiems, kurie norėjo klausytis. Tai buvo apie Maiklą ir jo tėvo pažinimą, apie saugumą, kurį galėjo suteikti Davidas. Jo strategija buvo geniali, nesutikti su Klara reikštų nesutikti su 2 metų vaiku. Bet kuris kvestionuotų jos pasakojimą, atrodė tarsi baustų nekaltą vaiką už suaugusiųjų klaidas. Mano mama kas antrą dieną skambindavo su naujienomis apie šeimos nuotaikas, kurios, kaip paaiškėjo, buvo labai nepalankios man. Žmonės nerimauja dėl tavo psichinės būklės, sakė ji ketvirtadienį.
Tokio tipo atmetimas nėra sveikas, mieloji. Galbūt turėtum pasikalbėti su kuo nors. Atmetimas tai buvo patogus paaiškinimas, kai kas nors nenorėjo priimti pasakojimo, kuris neturėjo prasmės. Aš nesugebėjau tinkamai išgyventi gedulo. Nebuvau pasiruošusi susidurti su realybe. Nebuvau brandžiai priėmusi tiesos apie savo santuoką. Aš einu pas terapeutą, pasakiau. Ir tai buvo tiesa. Pradėjau terapiją po Deivido mirties. Ne todėl, kad buvau atsisakiusi realybės, bet todėl, kad prarasti vyrą ir tą pačią dieną atrasti tikrąją sesers prigimtį reikalavo profesionalios pagalbos. Gerai. Tikiuosi, kad jie padės tau tai išspręsti, atsakė ji. Klara jaučiasi baisiai dėl to, kaip viskas išėjo į viešumą. Ji niekada nenorėjo tavęs įskaudinti. Klara jaučia baisiai. Vargšė Klara. Nešiojanti paslaptis, kurių niekada nenorėjo. Priversta atskleisti skausmingas tiesas dėl savo vaiko. Klara, auka. Klara, nenorinti pasiuntinys. Klara, atsidavusi mama, stengiasi elgtis teisingai su savo sūnumi. Tai buvo tobulas pasirodymas ir mūsų šeima tai priėmė. Penktadienį Klara perėjo prie tiesioginio spaudimo. Ji atėjo į mano biurą per pietus, laikydama Maiklą ir atrodydama tinkamai susirūpinusi. Aninsliai, turime pasikalbėti, tarė ji, nesiklaususi kvietimo ir atsisėdo priešais mano stalą. Šie teisiniai reikalai išėjo iš kontrolės. Maiklas žiūrėjo aplink mano biurą, jo akys plačios kaip mažo vaiko, pirmą kartą pamačiusio naują aplinką. Nepaisant visko, jį matydama, jaučiau širdies skausmą. Ką bedarytų Klara, jis buvo nekaltas. Apie ką norėjai pasikalbėti? Noriu šią situaciją išspręsti be teismo procedūrų, nes jis per jaunas, kad suprastų, kas vyksta, bet jaučiasi įtampa. Tai nesąžininga jam, Klara per metus tapo geresnė šiuose dalykuose, naudojant emocinę manipuliaciją, su kuria buvo sunkiau ginčytis. Kaip aš galiu paaiškinti, kad teismo procedūros yra būtinos, nesiskirdama nuo to, kad man rūpi ne teisiniai niuansai, o vaiko emocinė gerovė. Tėvystės testas yra gana įprastas, pasakiau. Tai nebus traumuojanti patirtis jam, bet tai nereikalinga. Pažiūrėk į jį, Aninsliai, ji pakėlė Maiklą, kad galėčiau geriau pamatyti jo veidą. Pažiūrėk į jo akis, į jo šypseną. Jis atrodo kaip Deividas. Ar iš tikrųjų? Aš atidžiai apžiūrėjau Maiklo bruožus, stengdamasi pamatyti tai, ką Klara sakė, esant akivaizdu. Buvo gražus vaikas su tamsiais plaukais ir šiltais rudais akimis, bet aš vis dar nematydavau jokio panašumo į mano šviesiaplaukį, žaliakių vyrą. Manau, kad matai tai, ką nori matyti, pasakiau švelniai. Klara šiek tiek sušalėjo. Aš matau tai, ką mato visi kiti. Mama, tėtis, tetulė Margaret, visi komentuoja, kaip jis panašus į Deividą. Tu esi vienintelė, kuri to nemato. Arba aš esu vienintelė, kuri pažinojo Deividą pakankamai gerai, kad žinočiau, ši istorija neįmanoma. Nėra nieko neįmanomo, atsakė Klara. Žmonės turi romanų. Vyrams patinka meluoti savo žmonoms. Tai nutinka kiekvieną dieną, ji buvo teisė. Romanai vyko. Vyrams patiko meluoti. Santuokos ne visada buvo tokios, kokios atrodė iš išorės. Daugeliu atveju Klaros istorija būtų visiškai įtikinama, netgi tikėtina. Tačiau ne šiuo atveju. Nesu Deividu. Aš nesikeisiu savo nuomonės apie tėvystės testą, pasakiau. Klara atsiduso, perstatydama Maiklą ant savo kelių. Gerai, bet kai testas parodys, kad Deividas yra jo tėvas, tikiuosi, kad prisiminsi, jog bandžiau tai išspręsti tyliai. Stengiausi apsaugoti visus nuo viešo teisinio mūšio, jos pasitikėjimas balsu buvo beveik įspūdingas. Jie atrodė tikrai tikinti, kad DNA testavimas palaikys jos teiginius, o tai reiškia, kad arba ji buvo geresnė melagė, nei maniau, arba iš tikrųjų tikėjo savo pačios istoriją. Pamatysime, ką parodys testas, pasakiau. Po jos išvykimo sėdėjau savo biure, galvodama apie jos tvirtumą, norą imtis teisinių veiksmų ir akivaizdų pasitikėjimą, kad moksliniai įrodymai patvirtins jos teiginius.
Tik akimirką pagalvojau, ar galbūt klystu. Gal medicinos įrašai buvo nebaigti, arba gydytojai padarė klaidų, arba Deividas man apie kažką melavo, apie ką negalėjo meluoti. Bet ne, mačiau chirurginius įrašus, kontrolinius vizitus, vaisingumo specialisto ataskaitas. Daugiau nei vienas gydytojas per daugelį metų patvirtino tą patį dalyką. Deividas buvo visiškai ir visam laikui nevaisingas. Klara galėjo tikėti savo melais, bet biologija nesirūpino tikėjimu. Mokslas nesirūpino pasitikėjimu. DNA testavimas atskleis tiesą. Nesvarbu, kas norėjo, kad būtų tiesa, turėjau laukti, kol Klara supras tai, ką žinojau visada. Kad kai kurios melagystės yra per didelės, kad galėtų išlikti, nesvarbu, kaip įtikinamai jas pasakoji. Klara pateikė savo teisminį ieškinį pirmadienio rytą, o pirmadienio popietę visa šeima apie tai sužinojo. Ji pasirūpino, kad tai būtų paskambinusi visiems ir paaiškinusi, kad buvo priversta imtis teisinių veiksmų, nes aš buvau neprotinga dėl Maiklo paveldėjimo. Pasakojimas buvo tobulas. Klara, skurdi vieniša mama, priversta eiti į teismą dėl savanaudiškos sesers, kuri atsisakė pripažinti nekalto vaiko teises. Aš, karti našlė, laikanti turtą, kuris teisėtai priklauso mano vyro sūnui. Mano telefonas pradėjo skambėti iš karto. Ansliai, ką tu galvoji? Reikalavo mano tėtis, jo balsas buvo surūgęs. Tai išplėš šeimą į gabalus. Klara pateikė teisinę pretenziją, ne aš. Ji neturėjo kitos išeities. Vaikas turi teisę į savo tėvo palikimą. Kodėl tu darai tai tokiu sudėtingu? Buvo nuostabu, kaip greitai visi priėmė Klaros versiją apie įvykius kaip faktą. Davido tariama neištikimybė nebuvo reikalavimas, kurį reikėtų nagrinėti. Tai buvo tiesiog kažkas, kas įvyko, kažkas, ką turėjau priimti ir pamiršti dėl šeimos gerovės. Aš nesistengiu nieko apsunkinti. Aš prašau įrodymų prieš perduodama viską. David ir aš kartu sukūrėme šį gyvenimą. Ko dar reikia? Berniukas egzistuoja. Aninsliai. Jis yra Davido sūnus. Ta apvali logika buvo varginanti. Michaelis egzistavo. Taigi, jis buvo Davido sūnus. Klara pateikė šią pretenziją. Todėl tai turi būti tiesa. Aš prašiau įrodymų. Taigi, buvau laikoma neprotinga. Mano mama pasirinko kitokį požiūrį, kai paskambino akcentuodama šeimos vienybę, o ne teisinius teises. Tai griauna mūsų šeimą, ji sakė, balsas skambėjo liūdnai. Klara yra be savęs. Tu esi užsispyrusi, o tas vargšas berniukas atsidūrė tarp mūsų. Vargšas berniukas bus gerai, nepriklausomai nuo to, ką parodys tėvystės testas. Bet kodėl jį per tai praeiti? Kodėl mums visiems tai patirti? Ar negalėtum tiesiog padaryti teisingą dalyką? Teisingas dalykas. Visi atrodė turintys tvirtų nuomonių apie tai, kas yra teisinga. Bet niekas atrodė nesidomintis, ar Klaros teiginiai iš tikrųjų yra teisingi. Iki trečiadienio buvau išgirdusi iš kiekvieno giminaičio mūsų šeimos medyje. Pusseserės, kurios nebuvo skambinusios metų metus, staiga turėjo skubiai nuomonių apie mano moralinės pareigas. Tėvai ir dėdės, kurie vos žinojo Davido vardą, buvo tikri, kad jis būtų norėjęs, jog palaikyčiau savo sūnų. Spaudimas buvo koordinuotas, nepaliaujamas ir veiksmingas. Jeigu būčiau nežinojusi to, ką žinau, galbūt būčiau pradėjusi abejoti savimi. Visiškai aiškus visų balsų užtikrintumas, nuomonės vieningumas, nuolatinis pranešimas, kad aš esu savanaudė ir žiauri. Tai buvo socialinis spaudimas, galintis priversti abejoti savo pačios realybę. Bet aš žinojau, ką žinau. Ir tai, ką žinau, buvo tai, kad David negalėjo turėti vaikų, nepriklausomai nuo to, kiek žmonių tuo tikėjo. Džemas nuolat informavo mane apie teisinius procesus, kurie vyko greičiau nei įprastose šeimos bylose. Teisėjas šį klausimą vertina kaip paprastą tėvystės klausimą, pasakojo jis. Atsižvelgiant į tavo vyro turtą ir vaiko amžių, jie nori tai išspręsti greitai. Ką tai reiškia dėl laiko?
Teismo nustatyti tėvystės testai turėtų įvykti per ateinančias 2 savaites. Rezultatai paprastai užtrunka dar savaitę ar 2, po to mes turėtume gauti galutinį atsakymą per mėnesį. Dar 4 savaitės šeimos spaudimu. Dar 4 savaitės, kai būsiu laikoma priešui Klaros dramoje. Dar 4 savaitės, kol žmonės manys, kad mano vyras mane išdavė su mano seserimi, bet taip pat dar 4 savaitės, kol Klaros melai bus atskleisti tokiu būdu, kurį nebus galima ginčyti ar perinterpretuoti. Dar 4 savaitės liko iki tos dienos, kai visi, kurie mane vertino, turės susidurti su liūdnai akivaizdžia tiesa, jie buvo neteisūs. Sunkiausia buvo išlaikyti ramybę, kai žmonės, kurie turėjo žinoti geriau, Klarą kaltinimus traktavo kaip neabejotiną faktą. Net David broliai skambino man, išreikšdami nusivylimą mano požiūriu į situaciją. David nenorėjo tokios šeimos nesantaikos. Jo vyresnysis brolis Markas man pasakė, kad norėtų, jog visi susitaikytų ir darytų tai, kas geriausia jo sūnui. Net David šeima be jokių abejonių priėmė Klaros pasakojimą, paverčiant mano vyrą neištikimų vyrų ir tėvų, nors jie jį pažinojo 36 metus. David paliko testamentą. Primindama Markui, sakiau, kad jei jis būtų norėjęs pasirūpinti bet kuriais vaikais, išskyrus mūsų, jis būtų tai nurodęs. Galbūt jis nežinojo apie berniuką, kai rašė testamentą. Galbūt Klara jam nesakė, kad laukėsi. Visi tapo ekspertai aiškinant David motyvus ir pasirinkimus, nors tokie paaiškinimai reikalavo tikėti, kad jis buvo visiškai kitoks žmogus nei tas, kurį jie pažinojo. Blogiausias skambutis atėjo iš David motinos, kurios balsas buvo prisotintas ašarų. Aš tiesiog noriu sutikti savo anūką, ji pasakė. Noriu jį apkabinti ir papasakoti apie jo tėvą. Kodėl tu jį laikai nuo mūsų? Aš nieko nelaikau. Klara laisvai gali palaikyti santykius su David šeima. Tačiau ji jaučiasi nepatogiai dėl viso šio teisminio ginčo. Ji mano, kad mes kaltiname ją dėl neištikimybės. Ne dėl to, ar iš tiesų buvo neištikimybė, ar manydami, kad jos teiginiai yra teisingi, bet priimdami kaip faktą, kad David buvo neištikimas ir kad Klara kažkaip buvo antrinė auka šioje situacijoje. Pone Thompson, David negalėjo turėti vaikų. Tai medicininis faktas. Mielasis, žinau, kad sunku tai priimti, bet kartais tokie dalykai nutinka. Vyrai turi nuotykių ir kartais iš jų gimsta vaikai. Tai nereiškia, kad David tavęs nemylėjo. Net David motina labiau linko tikėti, kad jo sūnus išdavė savo žmoną, nei apsvarstyti, kad Klara galėtų meluoti. Ta išdavystės našta, ne tik Klaros melus, bet ir šeimos norą jais tikėti, buvo beveik nepakeliama. Penktadienį supratau, kad esu visiškai viena šiame mūšyje. Kiekvienas, kuris turėjo mane palaikyti, turėjo mane pakankamai gerai pažinti, kad patikėtų, jog nesu nepagrįsta, pasirinko Klaros pusę. Tai buvo meistriškas jos pasirodymas. Ji sugebėjo save pozicionuoti kaip auką, o mane kaip priešą. Ir ji tai padarė taip įgudusiai, kad net žmonės, kurie pažinojo mane visą gyvenimą, buvo įsitikinę, jog elgiuosi iš pykčio, o ne ieškodama tiesos. Tačiau būti viena šioje kovoje taip pat aiškiai atskleidė, kad aš ne tik gyniau David atminimą ar saugojau mūsų turtą. Aš gyniau principą, kad tiesa yra svarbi, kad teiginiai reikalauja įrodymų, kad būti šeima nesuteikia teisės meluoti apie mirusius. Ir aš buvau pasiruošusi įrodyti, kad nesvarbu, koks įtikinamas gali būti melas, nesvarbu, kiek žmonių jį tiki ar kiek socialinio spaudimo jį palaiko, biologija niekada nemeluoja. Tiesa artėjo, nepriklausomai nuo to, ar Klara ir mano šeima buvo tam pasiruošę. Teisėja Patricia Morrison atrodė lyg žmogus, kuris jau 20 metų sprendžia šeimos ginčus. Kantri, bet be jokio nesusipratimo. Maloni, bet neįtikinta emocinio teatro. Kai Klaros advokatas pradėjo savo kalbą frazėmis apie tragiškas aplinkybės ir nekaltą vaiką, teisėja jį nutraukė. Advokate, tai yra tėvystės posėdis, o ne globos mūšis. Ar turite įrodymų, kad miręs asmuo yra šio vaiko tėvas? Taip, jūsų garbe.
Mes turime dokumentus apie intimų ryšį ir liudytojų parodymus, o ko man reikia, teisėja Morrison vėl įsikišo, yra biologinių įrodymų. Viskas kitas yra spekulacijos, man ji iš karto patiko. Po savaičių praleistų Klaros emocinio manipuliavimo ir šeimos spaudimo apsuptyje, buvo gaivu sėdėti kambaryje, kur faktai buvo svarbesni už jausmus. Jūsų garbe, pakilo Džeimsas, atsižvelgiant į tai, kad tariamas tėvas yra miręs, prašome teismo įsakymo genetiniams tyrimams atlikti, naudojant archyvinės medicininės mėginius. Klara advokatas atrodė nepatogiai. Jūsų garbe 2 metų vaikui taikyti invazinius tyrimo procedūras yra standartinė praktika tėvystės bylose. Teisėja baigė. Ponai Davidsonai, jūs žinoma esate susipažinę su genetinių tyrimų protokolais. Žinoma, jūsų garbe, bet mes manome, kad pateikti dokumentai aiškiai nustato ponai Davidsonai, teisėjos Morrison balsas turėjo tokią autoritetą, kad baigdavo ginčius akimirksniu. Šioje teismo salėje tėvystė nustatoma pagal DNA įrodymus, o ne pagal tekstinius pranešimus ar nuotraukas. Ar turite kokių nors prieštaravimų dėl genetinių tyrimų? Klaros advokatas ką nors šnabždėjo Klara, kuri sėdėjo sustingusi kėdėje, veidas buvo blyškus. Iš mano vietos galėjau matyti, kaip jos rankos šiek tiek drebėjo. Pirmą kartą nuo šio košmaro pradžios Klara atrodė tikrai išsigandusi. Nėra prieštaravimų, jūsų garbe, gerai. Atsižvelgiant į tariamo tėvo mirusį statusą, mes naudosime archyvinės medicininės mėginius palyginimui. Pone Thompson, teisėja kreipėsi tiesiai į mane, suprantu, kad jūsų miręs vyras turėjo medicininių procedūrų, kurių metu buvo saugomi audinių mėginiai. Taip, jūsų garbe. Daugiau nei vieną procedūrą per 4 metus. Pone Morrisonai, ji kreipėsi į Džeimsą, prašome bendradarbiauti su medicinos ekspertų biuru, kad rastumėte tinkamus mėginius. Noriu, kad tai būtų išspręsta greitai ir aiškiai. Oficialus kalbėjimo stilius negalėjo paslėpti to, kas iš tikrųjų vyko. Mes ruošėmės įrodyti, naudodami Deivido paties DNA, kad jis negalėjo būti Klaros vaiko tėvas. Medicininiai mėginiai patvirtins tai, ką jo chirurginiai įrašai jau buvo nustatę, kad mano sesuo meluoja. Jūsų garbe, Klara advokatas bandė dar kartą, mano klientas yra pasiruošęs priimti dosnų susitarimą, kuris išvengtų invazinių tyrimų traumų. Teisėjas, ar jūs siūlote, kad jūsų klientė labiau norėtų susitarti, nei įrodyti savo atvejį galutinai? Šis klausimas pakibo ore kaip spąstai. Klaros advokatas iš esmės pripažino, kad jis labiau nori išvengti DNA testų, o tai sukėlė įtarimų dėl jo kliento teiginių patikimumo. Visai ne, jūsų garbe. Mes tiesiog manome, kad toliau vykdysime testavimą. Teisėjas nutarė atlikti genetinę analizę, pasitelkiant archyvinius audinių mėginius iš mirusiojo, siekiant nustatyti nepilnamečio vaiko tėvystę. Rezultatai turės būti pateikti šiam teismui per 14 dienų. 14 dienų. 2 savaitės, kol Klaros melai bus atskleisti tokiu būdu, kurio neįmanoma būtų ginčyti, paaiškinti ar interpretuoti kaip šeimos disfunkciją. Po posėdžio Džeimsas ir aš ėjome link jo automobilio, o Klara su savo advokatu stovėjo ant teismo laiptų, intensyviai diskutuodami. Mačiau, kaip Klara nervingai gestikuliuoja, jos ramus aukos įvaizdis pagaliau ėmė trukinėti po spaudimu. Ji atrodo nervinga, pastebėjo Džeimsas. Ir turėtų būti. Ji netrukus bus atskleista kaip apgavikė prieš teisėją, tačiau klausimas buvo, ar ji iš tikrųjų tiki savo istoriją. Jei ji nuoširdžiai mano, kad Deividas yra tėvas, ji bus šokiruota rezultatais. O jei ji žino, kad meluoja, gali bandyti atšaukti bylos nagrinėjimą prieš testų užbaigimą. Galvojau apie Klaros elgesį pastarųjų savaičių bėgyje, jos pasitikėjimą, norą įtraukti advokatus ir teismus, jos akivaizdų įsitikinimą, kad DNA testavimas pateisins jos teiginius. Ji tuo tiki, pasakiau. Klara visada buvo gera įtikinti save, kad jos versija yra tikrovė. Ji tikrai įsitikinusi, kad Deividas yra Maiklo tėvas, tai galėtų būti dar blogiau jai teisiškai. Apgavystei reikia apgaulingo ketinimo. Jei ji nuoširdžiai tiki savo teiginiu, gali išvengti baudžiamosios atsakomybės, tačiau vis tiek bus atsakinga už teismo išlaidas, teisinius mokesčius ir galbūt civilinius nuostolius dėl šmeižto. Vairuodami atgal į Džeimso biurą, jautėmės patogiai tyloje.
Pirmą kartą per kelias savaitės pajutau kažką, kas priminė ramybę. Nelaimę. Vis dar gedėjau Deivido ir apdorojau Klaros išdavystės mastą, tačiau ta ramus tikrumas, kad tiesa netrukus bus atskleista, suteikė vilties. Medicinos ekspertų biuras veikė sklandžiai. Per 3 dienas jie rado kelis audinių mėginius iš Deivido procedūrų per metus. Kraujo tyrimai iš metinių patikrinimų, audinių mėginiai iš smulkios operacijos prieš 2 metus, net genetinis medžiaga iš dantų gydymo, atlikto 6 mėnesius prieš jo mirtį. Bet kuris iš šių mėginių būtų pakankamas tėvystei nustatyti arba šiuo atveju galutinai ją paneigti. Medicinos ekspertas palygins Maiklo DNA su Deivido ir pateiks mokslinį atsakymą, kurio nebus galima ginčyti, klaidingai interpretuoti ar paaiškinti. Kol laukiame laboratorinių rezultatų, šeimos spaudimas tęsėsi, tačiau su mažesnė intensyvumu. Galbūt žmonės pajuto, kad situacija išėjo už jų galimybių ją paveikti. Penktadienį, kai mama paskambino, jos balsas skambėjo ne taip tvirtai kaip anksčiau. Brangusis, aš viską apmąsčiau ir noriu, kad žinotum, jog nesvarbu, ką parodys testas, tu vis tiek esi mano dukra, prisipažino ji. Tai buvo pirmas kartas, kai ji įvardijo galimybę, kad Klara galbūt meluoja, nors tiesiai to ir nesakė. Po savaičių, per kurias buvau traktuojama kaip šeimos priešas, net toks menkas pripažinimas atrodė didelis žingsnis. Ačiū, mama. Tiesiog tikiuosi, kad Klara žino, ką daro. Jei ji klysta, tai gali sugadinti santykius, kurių jau nebeįmanoma atkurti. Tai buvo pirmas kartas, kai kas nors mano šeimoje pradėjo galvoti, kad Klaros teiginiai gali būti neteisingi. Taip, aš sutinku, kad tai gali nutikti. Bet ar tie santykiai jau nebuvo sugadinti? Klara juos sunaikino, kai melavo apie Davidą jo laidotuvėse. O šeima dar labiau juos išdarkė, pasirinkusi tikėti jos melais be jokios abejonės, spaudusi mane priimti teiginius, kuriuos žinojau esant melagingus ir elgdamaisi su manimi kaip su Klaros sukurto dramatiško pasakojimo piktadariu. DNA testas nepadės tuos santykius atkurti. Jis tik parodys visiems tai, ką jau seniai žinojau. Klara yra tokia, kokia visada buvo, o šeimos nariai, kurie ją palaikė, taip pat nesikeitė. Po 10 dienų turėsime mokslinį įrodymą, kuris jau buvo patvirtintas Davidų medicinos įrašų. Klaros melai bus atskleisti, jos teiginiai bus atmesti ir visi, kurie mane vertino, turės susidurti su tuo, kad buvo neteisūs. Aš buvau tam pasiruošusi. Labiau nei bet kada. Laukimas buvo sunkiausia dalis. 10 dienų, kol sužinosiu laboratorijos rezultatus, kurie arba patvirtins viską, ką sakiau, arba sunaikins viską, kuo tikėjau apie savo santuoką. Nors žinojau, kokie bus rezultatai, nežinomybė buvo varginanti. Tuo tarpu Klara atrodė klestinti šioje įtampoje. Ji vėl sugrįžo į savo pasitikėjimų dvelkiančią kankinės rolę, sakydama visiems, kurie norėjo klausytis, kad ji yra nervinga, bet vilties kupina dėl testo rezultatų. Tiesiog noriu, kad Michailas žinotų, kas buvo jo tėvas, jis sakė mano mamai, taip, kad aš galėčiau išgirsti per vakarienę, kurioje dalyvavau su nepasitenkinimu. DNA nemeluoja, tiesa? Mokslas įrodys tai, ką visada sakiau, ironija buvo beveik juokinga. Klara, pasisiūlanti kaip mokslinės tiesos gynėja, buvo įsitikinusi, kad DNA testavimas patvirtins teiginius, kuriuos žinojau esant biologinių požiūrių neįmanomus. Ji netgi pradėjo daryti planus, remdamasi savo laukiamą pergalę. Kalbėjo apie Davidų namų pertvarkymą Michailui, svarstė, kurių Davidų daiktų reikėtų išsaugoti, kai Michailas paaugs, ir teikė pasiūlymus, kaip valdyti jo koledžo fondą. Davidui būtų patikę, kad Michailas eitų į jo alma mater, jis sakė Davidų mamai per vis dažnesnius jų pokalbius. Manau, turėtume pradėti taupyti konkrečiai tam. Dieną, kai tiesa turėjo būti atskleista, David mama, kuri iki tol buvo šalti ir abejinga man, pradėjo šilti minties apie anūko, kurį galėtų lepinti idėjai. Ji jau buvo nupirkusi Michailui naujų drabužių ir žaislų, planavo įrengti vaikų kambarį savo namuose, kad galėtų jį priimti. Visa šeima statė savo gyvenimus ant klastingų Klaros melų, investuodami savo emocijas į santykius, kurie niekada nebuvo egzistavę, ir planuodami ateitį paremtą netrukus paneigtais teiginiais. Stebėti juos buvo tarsi matyti, kaip žmonės stato smėlio pilis prieš pat potvynį.
Bandžiau jausti užuojautą, tačiau po savaičių, kai buvau traktuojama kaip problema, mano charakteris nuolat buvo abejojamas, o ketinimai kvestionuojami. Mano širdyje daugiausiai vyko grimzdelis pasitenkinimas, kad jie netrukus sužinos, kaip stipriai klydo. Ketvirtadienį James paskambino su laboratorijos naujienomis. Rezultatai turėtų būti paruošti rytoj, pasakė jis. Ar esi tam pasiruošusi? Aš buvau pasiruošusi nuo tos dienos, kai Klara metė savo kaltinimus. Ir net jei rezultatai nebūtų tokie, kokių tikėjausi, aš vertinau, kad jis buvo atidus, pasiruošęs visoms galimybėms. Nors abu žinojome, ką parodys DNA testas, jis bus toks, kokio aš tikėjausi. David negalėjo turėti vaikų, Jamesai. Tai ne nuomonė ar svajonė. Tai medicininis faktas. Aš tavimi tikiu. Tiesiog noriu būti tikras, kad esi pasiruošusi tam, kas laukia. Laimė ar pralaimėjimas - tai visam laikui pakeis tavo šeimos santykius. Jis buvo teisus. Nesvarbu, ar testas patvirtins mano tiesą ar Klaros, mes peržengėme ribas, kurių neįmanoma grąžinti atgal. Klara viešai apkaltino mano mirusį vyrą neištikimybę. Šeima pasirinko jos pusę, nepalaukusi jokių įrodymų. Aš buvau pasiryžusi net 2 metų vaiką paversti DNA testui, užuot priėmusi melagingus kaltinimus. Tokie konfliktai dažniausiai nebūna lengvai išsprendžiami. Kas nors turėjo būti sukrėstas šiais rezultatais, o kas nors kitas patvirtintas tokiu būdu, kuris labiau primins Pyrvų pergalę nei šventę. Penktadienio rytą pabudau su neįprastu jausmu, ne visai jauduliu, bet labiau sutelktu energijos rautu, kuris kyla, kai žinai, kad ilgas išbandymas artėja prie pabaigos. Šiandien pakfinalį turėsiu oficialų įrodymą to, ką visada žinojau. Atrodo, kad Klara jaučiasi panašiai. Prieš 9 ryto ji 2 kartus skambino Jameso biurui, klausdama, ar rezultatai jau paruošti. Pagal jo sekretorės pasakojimą, jis skambėjo labiau susijaudinusi nei nervinga. 11:30 James paskambino. Rezultatai jau čia. Ar gali ateiti į mano biurą? Tiesiog pasakyk man. Norėčiau tai aptarti asmeniškai. Ar gali būti čia per valandą? Jo tonas buvo profesionalus, bet atsargus ir tai privertė mane susimastyti, ar ataskaitoje nėra kažko netikėto. Tik akimirką pajutau abejonę. O jei klydau? O jei bet ne? Kai įsivaizdavau visą situaciją, akimirką prisiminiau visus metus, kuomet stebėjau Davidą, jo medicininius įrašus, ilgus pokalbius su gydytojais ir nesibaigiančius nevaisingumo gydymo procesus, kurie dažnai baigdavosi nusivylimais. Nebuvo jokio scenarijaus, kuriame Davidas galėtų būti Michaelio tėvas. Jamesas, mano advokatas, tikriausiai norėjo būti atsargus, užtikrindamas, kad mes aptartume visus rezultatus ir jų pasekmes prieš tai, kai tai taps vieša. Klara, mano draugė, buvo ant bedugnės krašto ir Jamesas norėjo, kad mes viską išspręstume tinkamai. Įžengęs į jo kabinetą, pamačiau Jamesą sėdintį prie savo stalo, ant kurio gulėjo storas aplankas. Jo veidas išduodavo neaiškius jausmus. DNA rezultatai, pradėjo jis, nesivargindamas su žodžiais, patvirtina tai, ką mes tikėjomės. Davidas Thompsonas nėra ir negali būti Michaelio Richardsono biologinis tėvas, nors buvau tai žinojusi, išgirsti tai pasakyta tokiu kategorišku tonu buvo palengvėjimas, kurio neįmanoma apibūdinti žodžiais. Tiesa, oficiali, mokslinė, neabejotina tiesa. Laboratorijos ataskaita labai aiški, tęsė Jamesas, atversdamas aplanką. Nėra jokio genetinio ryšio. Vaikas negali būti pono Thompsono sūnus jokiomis aplinkybėmis. Kas dabar? Paklausiau. Dabar grįžtame į teismą. Klaros tėvystės reikalavimas atmestas. Jos prašymas dėl paveldėjimo teisių atmetamas. Priklausomai nuo to, kaip ji norės tai spręsti, ji gali susidurti su kaltinimais dėl sukčiavimo, melagingų liudijimų ir šmeižimo. Šios mintys mane sukrėtė. Niekada nesvarstydavau apie kriminalinės pasekmes, kurios galėjo užgriūti ant Klaros pečių. Ji ne tik melavo apie Davidą, bet ir melavo po priesaiką, pateikė klaidingus teisinius dokumentus ir bandė pasinaudoti suklastotais ryšiais.
Ar ją sulaikys? Tai priklauso nuo prokuroro, ar jis norės iškelti kaltinimus ir nuo to, ar Klara toliau laikysi savo teiginių, net ir po to, kai bus pateikti prieštaraujantis įrodymai. Jei ji pripažins, kad klydo, galbūt jie viską užbaigs. Tačiau pažinojau Klarą pakankamai gerai, kad žinočiau, ji nesiruošia lengvai pasitraukti. Ji visada laikėsi nekaltumo prieš akivaizdžius prieštaravimus. DNA rezultatai nesukels jos gebėjimo pripažinti savo klaidą. Kada grįžtame į teismą, paklausiau. Teisėjas Morrisonas paskyrė posėdį pirmadienio rytui, kad peržiūrėtų rezultatus. Klara jau buvo informuota, taigi ji žino, kad testai baigti. Bus įdomu pamatyti, kaip ji reaguos. Įdomu buvo vienas iš žodžių, kuriuos galėjau naudoti. Klara greitai sužinos, kad jos optimistinės prognozės apie DNA įrodymus buvo visiškai klaidingos, kad moksliniai įrodymai, kuriuos ji laikė savo šalininku, iš tiesų ją atskleidė kaip melagį. Visi, kurie tikėjo jos pasakojimu, netrukus sužinos tiesą apie tai, ką ji padarė. Po 34 metų, kuomet stebėjau, kaip Klara manipuliuoja situacijomis savo naudai, pagaliau turėjau galimybę pamatyti, kaip ji susiduria su pasekmėmis, kurių negalės apeiti. Pirmadienis negalėjo ateiti pakankamai greitai. Pirmadienio rytas atėjo pilkas ir šaltas, tas pats oras, kuris atspindėjo nuotaiką, kai stebi, kaip kieno nors melas galiausiai pasiveja. Atsirėmęs į teismo salę, jaučiausi profesionaliai apsirengęs, nors ir ne itin šventiškai. Pasitikėjimas širdyje, bet be puikybės. Šiandien nebuvo proga, kurią galėčiau pasigirti. Klara jau laukė teisme, sėdėdama koridoriuje su savo advokatu. Jos veidas išduodavo, kad savaitgalį ji praleido giliai apmąstydama savo gyvenimo pasirinkimus. Dingo ta pasitikėjimo kupina aukos poza, kurią ji palaikė savaitės. Jos veidas buvo blyškus, neramus, o nuo šios košmaro pradžios pirmą kartą ji atrodė tikrai išsigandusi. Kai mūsų akys susitiko tik trumpam, tikėjausi pamatyti pyktį ar nepriklausomybę, galbūt bent jau tą užsispyrimą, kuris visada ją apibūdindavo. Tačiau vietoj to mano akys susidūrė su košmaru, kurio niekada nesu matęs, visišku pralaimėjimu. Klara suvokė, kad nepaisant visų savaičių pasitikėjimo savo teiginiuose, DNA rezultatai sunaikino jos istoriją. Teisėja Morrison su įprasta efektyvumu paskelbė mus į teismo posėdį. Pone Thompson, ji prabilo. Aš peržiūrėjau genetinių testų rezultatus, kuriuos pateikė medicinos ekspertų biuras. Ar jūsų klientas gavo šių rezultatų kopijas? Klara advokatas atrodė, tarsi per savaitgalį būtų pasenęs 5 metais. Taip, jūsų garbė. Mes juos gavome penktadienio vakarą. Ar jūsų klientas nori išlaikyti savo tėvystės reikalavimą atsižvelgiant į šiuos įrodymus? Tyla išsiplėtė taip, lyg prabėgo minutės, nors tikriausiai tai buvo tik kelios akimirkos. Klara sėdėjo kaip stabo sustingusi, žiūrėdama į savo rankas, kurios buvo sudėtos ant kelių, o jos advokatas šalia jos nervingai judėjo. Jūsų garbė, mano klientė nori atsiimti savo reikalavimą, kokiais pagrindais, vėl nušalusi tyla. Galiausiai Klara advokatas prabilo vos girdimų balsu. Genetiniai testai galutinai paneigė tėvystę, jūsų garbė. Nėra biologinio ryšio tarp mirusiojo ir mano kliento vaiko. Teisėja Morrison tiesiai pažvelgė į Klarą. Pone Richardson, ar suprantate, kad atsiimdama savo reikalavimą pripažįstate, jog jūsų ankstesni teiginiai šiame teisme buvo netikslus? Klara pakėlė galvą pirmą kartą nuo tada, kai įžengėme į teismo salę. Kai ji prabilo, jos balsas buvo toks tylus, kad teisėja turėjo paprašyti jos pakartoti. Taip, jūsų garbė, aš klydau. Klydau, toks mažas žodis, bet tiek daug sunaikinimo. Klydau dėl to, kad David buvo Michaelio tėvas. Klydau manydama, kad turiu įrodymų pagrindžiančių savo teiginius. Klydau manydama, kad galiu įtikinti teismą, jog mano melai yra tiesa. Tačiau teisėja Morrison nebuvo baigusi. Pone Richardson, šis teismas labai rimtai vertina melagingus reikalavimus. Jūs pateikėte teisinius dokumentus, teigdama faktus, kurių negalėjote pagrįsti. Jūs davėte parodymus po priesaikos, kurie buvo moksliškai paneigti. Ar galite paaiškinti, kaip tai įvyko?
Klara pagaliau pažvelgė į mus ir aš pamačiau, kaip ašaros rieda jos veidu. Tikros ašaros, ne tos apskaičiuotos emocinės demonstracijos, kuriomis ji naudojosi viso proceso metu. Aš įtikinsiu save, kad tai tiesa. Norėjau, kad tai būtų tiesa taip stipriai, kad ir patikėjau, jog tai tiesa. Norėjau, kad Michaelis turėtų tėvą. Dėl to, kad David. Jos balsas išsikraipė. Kad kas nors pasirūpintų mumis. Ir štai tiesa, slypinti po visomis melagystėmis, manipuliacijomis ir teisiniais manevrais. Klara nesistengė sugriauti mano santuokos ar pavogti mano palikimo iš pykčio. Ji buvo desperatiškai susikloščiusi finansinėje ir emocinėje situacijoje, įtikino save, kad David galėtų išspręsti jos problemas, jei tik ji galėtų įrodyti, kad jis yra Maiklo tėvas. Tai buvo tragiška ir liūdna, o tuo pačiu ir visiškai atitinkanti mano sesers charakterį, kuri visą savo gyvenimą ieškojo kažko, kas išspręstų jos problemas, o ne prisiimtų atsakomybę už savo pasirinkimus. Teisėjas Morisonas šiek tiek sušvelnino savo išraišką, tačiau jo balsas išliko tvirtas. Pone Richardson, suprantu, kad vienišam tėvystė yra iššūkių, tačiau tėvystės teiginių klastojimas nėra priimtinas sprendimas finansinėms problemoms. Ar suprantate rimtas teisinės pasekmes, kurias sukėlėte? Taip, jūsų garbe. Jūs pateikėte neteisingus teisinius dokumentus. Jūs davėte liudijimus po priesaiką, kurie buvo faktologiškai neteisingi. Jūs sukėlėte didžiulį emocinį ir finansinį žalojimą poniai Thompson jos gedėjimo laikotarpiu. Tai rimti dalykai, Klara dabar jau atvirai verkė, nebesistengdama išlaikyti jokio orumo ar kontrolės. Atsiprašau. Aš taip atsiprašau. Niekada nenorėjau. Aš tiesiog norėjau to, ko norėjote, teisėjas Morisonas pertraukė. Norėjote pareikšti pretenzijas dėl turtų, kurie jums nepriklauso, remdamiesi santykiais, kurie neegzistavo. Teismas šį klausimą perduos prokuroro biurui, kad būtų įvertinta galimybė pareikšti baudžiamuosius kaltinimus, baudžiamieji kaltinimai. Nors Džimas buvo įspėjęs mane, kad tai gali nutikti, išgirsti tai viešame teisme buvo sunku. Klara neprarado tik savo neteisingos pretenzijos, ji susidurs su galimybė gauti kalėjimo bausmę už tai, ką padarė. Be to, tęsė teisėjas, ponė Thompson, galbūt norėsite pasikonsultuoti su savo advokatu dėl civilinių teisių gynimo priemonių dėl šmeižto ir emocinės kančios, kurią patyrėte. Džimas pasilenkė ir sušnibždėjo. Jis siūlo jums galimybę paduoti Klarą į teismą dėl žalos. Paduoti mano seserį į teismą, ši mintis niekada man nebuvo šovusi į galvą, tačiau regis tai turėjo prasmę. Klara viešai apkaltino mano mirusį vyrą neištikimybę, įtikino visą šeimą, kad aš esu nepagrįsta, užduodama klausimus apie jos pretenzijas ir privertė mane praeiti per savaitės teisinių procesų, kad apsiginčiau nuo melagysčių, kurių ji žinojo esant neteisingomis. Jūsų garbę staiga pakilau, nors nesiruošiau kalbėti. Ar galiu kreiptis į teismą? Galite, pažvelgiau į Klarą, vis dar verkiančią savo kėdėje, ir pajutau tai, ko nesitikėjau. Nepasitenkinimą ar kerštą, bet kažkokią išsekusią liūdėsį dėl mūsų abiejų. Jis sunaikino mūsų santykius, pakenkė David atminimui ir išardė mūsų šeimą. Ir dėl ko? Dėl nevilties fantazijos, kad kas nors kitas išspręs jos problemas. Jūsų garbe, nenoriu siekti civilinių žalos atlyginimų. Aš tiesiog noriu, kad tai baigtųsi, teisėjas Morisonas stebėjo mane akimirką. Ar esate tikra, ponė Thompson? Jūs patyrėte didelę žalą dėl ponios Richardson, o veiksmai? Nebuvo abejonės, kad Klara susidurs su visomis pasekmėmis, kurias prokuroras laikys tinkamomis, tačiau man iš jos nieko daugiau nereikėjo. Kas galėjo Klarą man duoti, kad atitaisytų padarytą žalą? Pinigai neatkurs Deivido reputacijos ar nesugrąžins šeimos ryšių, kuriuos buvo sugriautus jos melais. Civilinis sprendimas neatšauks savaičių, kai buvau laikoma piktadare žmonių, kuriems turėjo būti žinoma geriau. Vienintelis dalykas, kurio troškau, buvo tiesa. Ir dabar ją turėjau. Oficialiai patvirtinta tiesa, moksliniais įrodymais paremta, kad Klara melavo apie viską. Teisėjas Morisonas paskelbė, kad ponios Richardson paterniteto ieškinys atmetamas.
Visi prašymai dėl paveldėjimo ar turto paskirstimo buvo atmesti. Ši byla, kaip šiam teismui, buvo uždaryta. Kairysis teisėjo plaktukas smūgiavo su galutinumu, kuris atrodė, kad atsiskleidžia visoje teismo salėje. Viskas buvo baigta. Galiausiai visiškai baigta. Klara ir jos advokatas išėjo nedelsdami, nesugėrę akių su niekuo. Aš ir Džeimsas surinkome savo dokumentus ir išėjome iš teismo rūmų į pilką rytmečio šviesą. Kaip jautiesi? Paklausė jis. Aš apmąsčiau šį klausimą. Kaip aš jaučiausi? Ne pergalės jausmas, ne džiaugsmas. Bet pirmą kartą per kelias savaitės jaučiausi, lyg galėčiau vėl kvėpuoti. Laisva, pasakiau galiausiai. Jaučiuosi laisva. Laisva nuo Klaros melų. Laisva nuo šeimos spaudimo priimti teiginius, kuriuos žinojau esant melagingus. Laisva nuo būtinybės ginti Deivido atminimą prieš kaltinimus, kurie niekada nebuvo tiesa. Tiesa galiausiai pasivijo mano seserį ir tai buvo būtent tai, ko aš visada tikėjausi. Po 3 dienų po teismo posėdžio, tvarkydama Deivido biurą, radau laišką, kurį jis man parašė užantspauduotą voką su mano vardu, paslėptą jo stalo stalčiuje už senų mokesčių deklaracijų. Mano brangiausia Ansliai, prasidėjo Deivido pažįstamų rašysena. Jei tu tai skaitai, tai įvyko kažkas su manimi ir tau reikėjo pasiekti mūsų privačius dokumentus. Tikiuosi, kad tai vyksta po daug metų ir kad medicininė informacija, kurią laikėme privati, liko būtent tokia privati. Bet jei kas nors bandė pasinaudoti mano mirtimi, kad tau pakenktų, tikiuosi, šie dokumentai padės tau apsiginti. Žinau, kaip esi ištikima šeimai, kaip labai nori tikėti geriausiais dalykais apie mylimus žmones, bet tu nusipelnei būti apsaugota nuo tų, kurie galėtų pasinaudoti tavo nuostabiu širdimi. Leisk niekam sukelti abejonę tuo, ką žinome esant tiesa. Myliu tave be žodžių, be laiko. Kas bebūtų, žinok tai, Deividai. Aš sėdėjau jo kėdėje ir verkiau pirmą kartą po jo laidotuvių. Ne dėl santuokos, kurią Klara bandė sunaikinti savo melais, bet dėl vyro, kuris pažinojo mane pakankamai gerai, kad pasiruoštų galimybei, kad kas nors galėtų pasinaudoti jo mirtimi prieš mane. Deividas suprato, kad mano ištikimybė šeimai gali būti paversta ginklu, kad mano noras tikėti geriausiais dalykais apie žmones padarė mane pažeidžiamą manipuliacijai. Jis paliko man priemones, leidžiančias apsisaugoti, o kartu priminė, kad tos pačios savybės ištikimybė, tikėjimas žmonėmis, noras mylėti nepaisant nusivylimų, yra stiprybės, o ne silpnybės. Tuo metu, kai skaičiau jo laišką 3 kartą, išgirdo telefono skambutį. Ansliai. Tai buvo mano mama. Jos balsas skambėjo neramiai kaip tada, kai buvau vaikas. Ar galime pasikalbėti? Ji atėjo tą vakarą, nešdama troškinį, kurio man nereikėjo, ir su išraiška, rodančia, kad ji žino, jog turėtų atsiprašyti, bet nežino, kaip pradėti. Aš tau turiu paaiškinimą, tarė ji, atsisėdusi į Davido mėgstamą kėdę. Dėl to, kodėl taip greitai patikėjau Klarą. Mama, tu ne? Taip patikėjau, jos balsas skambėjo tvirčiau nei tikėjausi. Aš tave nuvyliau, Ansliai. Kaip tavo mama, turėjau žinoti geriau. Turėjau užduoti klausimų, o ne aklai priimti Klaros istoriją. Laukiau pasiteisinimo, aiškinimo, kuris leistų suprasti, kodėl ji pasirinko patikėti Klarą, bet jo nebuvo. Nėra jokio geros priežasties, tęsė ji. Klara visada buvo dramatiška, visada kėlė sunkumų, o tu visada buvai stabili, patikima, sąžininga. Jei kas nors šioje šeimoje turėjo meluoti dėl tokio rimto dalyko, tai nebūtum tu, tai buvo pripažinimas, kurio jau seniai laukiau, bet buvau nustojo tikėti. Ne tik tai, kad Klara buvo neteisi, bet ir tai, kad šeimos noras patikėti ją, o ne manimi, buvo išdavystė viskam, ką jie žinojo apie mus abi. Atsiprašau, paprastai tarė mano mama. Atsiprašau, kad tavimi netikėjau. Atsiprašau, kad neuždaviau geresnių klausimų. Atsiprašau, kad privertiau tave kelias savaitės gintis nuo melagyščių. Ačiū, atsakiau. Nes atleidimas tuo metu buvo per daug sudėtingas, bet dėkingumas buvo paprastas ir nuoširdus.
Pasikalbėjome 2 valandas apie Klarą, apie šeimos modelius, kurie leido jai elgtis taip dešimtmečius, apie skirtumą tarp paramos žmogui ir jo destruktyvių pasirinkimų leidimo. Tai nebuvo viskas. Dar buvo metų disfunkcijos, kuriuos reikėjo išsiaiškinti, bet tai buvo pradžia. Po to, kai mama išėjo, paskambinau Jemesui, kad paklausčiau apie Klaros situaciją. Prokuroras nusprendė nesikreipti į teismą dėl baudžiamųjų kaltinimų. Jis pasakė, kad pirmas nusikaltimas - nuoširdus gailestis ir tai, kad tu atsisakei siekti civilinės žalos, dirbo jos naudai. Buvau nustebinta, kiek palengvėjimo pajutau. Klara padarė baisių dalykų, bet ji vis dar buvo mano sesuo ir Michaelio mama. Kalėjimo bausmė niekam nepadėtų. O kaip Klara ir Michaelas? Paklausiau. Kiek žinau, jiems viskas gerai. Klara laikinai persikėlė pas tavo tėvus, kol aiškinsi savo kitus žingsnius. Mano tėvai vėl rėmė Klarą, kas greičiausiai buvo neišvengiama, bet bent jau dabar jie tai darė su pilna žinia apie tai, kas ji yra ir ką ji sugeba, o ne aklai remdami ją šeimos ištikimybę. Po 2 savaičių turėjau pietus su Davido mama pirmą kartą po laidotuvių. Ji atrodė vyresnė nei prisiminiau ir jos nuovargis buvo ne tik fizinis. Noriu atsiprašyti, ji tarė nedelsdama, už tai, kad patikėjau baisiais dalykais apie Davidą, už tai, kad elgiausi su tavimi taip, lyg būtum neteisi. Tu norėjai tikėti, kad turi anūką. Aš tai suprantu. Tai nėra pasiteisinimas, kad abejojau mano sūnaus charakteriu ar tavimi, ji pasiekė per stalą ir paėmė mano ranką. Davidas tave mylėjo visiškai. Jis niekada tavęs neapgau ir aš turėjau tai žinoti. Mes kalbėjome apie Davidą visą valandą. Ne apie kaltinimus ar teisinius mūšius, bet apie tą vyrą, kurį abi mylėjome. Jo baisius juokelius, obsesiją taisyti daiktus, kurie nebuvo sugedę ir įprotį palikti kavos puodelius kiekviename namo kambaryje. Tikrasis Davidas, o ne fiktyvus neištikimas, kurį sukūrė Klara. Ką dabar darysi? Paklausė ji, kai ruošėmės išeiti. Tai buvo klausimas, kurį uždaviau savo jau kelias savaites. Davidas paliko man gyvybės draudimą, kuris leistų man gyventi patogiai be darbo, tačiau man buvo tik 34. Prieš akis turėjau 10 mečius, kad išsiaiškinčiau, kas esu be jo. Galvoju apie grįžimą į mokslus, pasakiau. Galbūt į teisės mokyklą. Pasirodo, esu visai gera tyrinėti ir ginčyti bylas, ji nusijuokė. Ir pirmą kartą per mėnesius juoktis apie kažką atrodė normalu. Ta vakarą sėdėjau savo svetainėje su taure vyno ir Davidovo laišku, mąstydama apie pastaruosius mėnesius ir tai, ką jie man išmokė apie tiesą, šeimą ir skirtumą tarp lojalumo ir leidimo. Klara bandė pasinaudoti Davidovo mirtimi, kad išspręstų savo finansinės problemas, sunaikindama jo atmintį ir mūsų santykius tuo pačiu. Mano šeima pasirinko tikėti jos melais, o ne užduoti sunkius klausimus. Buvau priversta įrodyti savo mirusio vyro nekaltumą prieš kaltinimus, kuriuos žinojau esant neįmanoma. Bet per visą tai tiesa išliko tiesa. Davidovo medicininiai įrašai nepasikeitė, nes Klara norėjo, kad jie būtų kitokie. DNA testavimas nemelavo, nes jos istorija buvo emocionaliai patraukli. Biologija nesirūpino šeimos dinamika ar finansiniu neviltingumu, ar noru tikėti geriausia apie žmones. Galiausiai tai, kas mane išgelbėjo, buvo ne mano lojalumas Davidovo atminimui ar atsisakymas būti manipuliuojama, bet paprasti patvirtinami faktai, kurių negalima buvo ginčyti. Klara vis dar buvo mano sesuo ir dalis manęs vylėsi, kad ji išmoko kažką šios patirties apie skirtumą tarp norėjimo, kad kas nors būtų tiesa, ir sukūrimo tiesos per melą. Bet net jei ji to neišmoko, net jei ji ir toliau liko tokia pati kaip visada, dabar žinojau, kad tiesai nereikia niekieno leidimo ar tikėjimo, kad ji egzistuotų. Ji tiesiog yra. Ir kartais to pakanka. Jei ši istorija palietė tave, būtinai paspausk patinka ir prenumeruok, kad gautum daugiau tikrų gyvenimo istorijų apie šeimos išdavystę ir tiesos gynimo galią, net kai visi kiti pasirenka tikėti patogiais melais. Tiesa visada laimi galiausiai. Kartais tiesiog užtrunka ilgiau nei norėtume.